Tai sveiki, vienaragiai, būsimi vienaragiai, esami vienaragiai ir visi tie, kurie šiandieną susirinkote. Sveiki Jūsų ekscelencija, sveiki Seimo nariai, ačiū už Jūsų laiką, kurį skiriate šiandieną mums. Pastaruoju metu turime daugybę progų, kuo galime džiaugtis, matyt, be kiekvieną savaitę. Jūs matote verslo žinios ir visur kitur tikrai geras žinias, kurios labai džiugina mus kaip ekosistemą. Ir mes tikrai galime kalbėdami su daugelį šalių visuomet pasidžiaugti ir pasakyti, kad šiandieną Lietuva yra tokia, kurioje kurti yra tikrai gera. Ir norėtųsi, kad tų gerų istorijų būtų dar daugiau. Tačiau kartais įvyksta ir kitokie galbūt įvykiai arba kitokios istorijos. Šiandieną visi susirinkote, matyt, žinodami, ko atėjote ir matyt nesumeluosiu pasakydamas, kad su daugeliu jūsų kalbėjome ir sakėme, kad tai yra puikus scenarijus Netflixo dokumentikai. Tiesa? Tačiau gal dokumentikos ir nekursime, bet tikrai manome, kaip ekosistema iš tikrųjų manome, kad tai yra svarbi istorija, kurią reikėtų išgirsti, norėtųsi iš jos pasimokyti ir galbūt žinoti, kaip nereikia daryti. To say at least. Keletas svarbių dalykų prieš pradedant mūsų renginį. Žinau, kad mūsų daug stebi ir San Diego bare. Gerbėmieji, viską, ką jūs šiandien išleisite, pusę to mes paaukosime Ukrainai. Tai nestabdykite. Visi tie, kurie čia stovite, galite irgi keliauti į San Diego, tenais yra nuostabus ekranai, viskas puikiai girdisi ir mes matyt padėsime mūsų broliam ir seserim dar labiau. Dar viena techninė informacija, jūsų yra daug, versijų yra daug, komentuoti, reaguoti norisi labai stipriai. Mes tam pakūrėme Slido svetainėje atskirą renginį, kuris vadinasi #klausk_eimanto. Tai atsidarykite, reaguokite į klausimus, jūsų daug, mes tikrai visko negalėsime paklausti, bet jeigu jūs laikinsit klausimus, mums bus lengviau nustatyti tai, kas iš tikrųjų visiems yra svarbu ir į ką turėtų sureaguoti Eimantas. Man atrodo, pasakiau viską, jau kažką pamiršau, reklaminių pertraukų nebus, tai dar vieną dalyką noriu pasakyti, jūsų šiandien čia daug, dar daugiau tikimės kitą savaitę Startup Fair, tai yra labai svarbi mūsų ekosistemai šventė, nepasikuklinkit, ateikit, nes ten matyt daugiau bus kuo džiaugtis ir visų labai stipriai laukiame ir, daugiau nebekalbėsiu. Norėčiau, vis tiek renginys, šventė, šiandien mums orų dievai irgi davė gražią dieną. Norėčiau jūsų plojimais į sceną pakviesti Eimantą. Ar girdit? Kol galiu, tol sakau, Eimantai, ačiū tau už tai, ką tu šiandien darai. Nedėkokit, pats nesunkiai suprantu, kaip aš atsidūriau. Atrodo kaip ilgas, negeras sapnas, bet visgi esu čionais ir čia su priežastimi. Dėkui iš tiesų visiems, kad atėjote. Tikrai atrodė pradžioje, kad čia tiesiog San Diego bare bus paskelbsim, susirinks pažįstami, nepažįstami, pasišnekėsim. Į ką tai išsirutulioja, tai negalėjau patikėti. Galbūt kažkokių, sunkiai, tai gal numaniau, kad gali tai būti, bet kad šitaip tikrai ne. Tai dar kartą dėkui visiems atėjusiems ir norėčiau, žinot, kiekvienas iš mūsų turime, manau, istoriją vertą pasakojimo. Tiesiog galbūt ne visi pasakojate ją. Ir šitoj vietoj kodėl aš pasirinkau tą papasakoti. Tai vienas dalykas, tikrai gavau daug sveikinimų, vieni sveikina mane su čia labai sėkmingu eksitu, kiti kaip tik žinodami, kad kažkas vyko, klausinėja, kas čia darėsi. Tai norėjau tiesiog papasakoti, kad daugiau nebebūtų klausimų ir būtų aiškiau, kas vyksta. Taip pat pati istorija, manau, jinai parodo ir iš visą tą kelią parodo nuo pradžios iki pabaigos ir smagius momentus, galbūt ir nelabai smagius momentus. Iš karto atsiprašysiu, gerai, po to papasakosiu, matau, kad ir nesmagius momentus, bet iš esmės jinai parodo tą pačiu ir vieną nišą, apie kurią retai, kada šnekam arba visai kitam kontekste, tai iš esmės akcininkų konfliktą, kaip tai atrodo, kas gali būti. Ir pasakoju, tikiu, kad kiekvienas iš savo galėsite, pasidalinamas patirtim, kiekvienas galėsite iš to pasiimti kažką, galbūt gerus, galbūt blogesnius pavyzdžius, bet pasakoju dar tą ir dėl to, kad pats jaučiuosi stipriai prisidėjęs prie startuolių bendruomenės ir vis dar prisidedantis. Ir tikiu, kad mes turim šnekėtis, norint būti stipriems, mes turim šnekėtis apie viską, ir apie geresnius dalykus, ir apie blogesnius. Tad
dabar labai svarbus momentas iš tiesų čia, tai ką aš pasakysiu, tai ką aš pasakosiu, tai yra mano interpretacija. Aš nesiekiu nieko nei apkaltinti, nei žaisti, nei apšmeižti. Tai yra mano įvykių matymas, taip kaip aš juos mačiau, taip kaip aš juos girdėjau. Tikiu, kad kita pusė gali turėti visai kitokį matymą, visai kitokį įsivaizdavimą ir visai kitokius argumentų sprendimam ir tai bus jų teisė tą turėti. Ta, ką aš pasakosiu čia, tai bus mano nuomonė, mano asmeninė nuomonė. Tai tą pasakius, aš manau, mes galime pradėti. Tiesiog vienintelis dalykas, ko aš prašau, tai nefilmuoti. Nefilmuoti, neįrašinėti, yra tam tikrų niuansų ir aš tiesiog, jeigu tą darysit ir vėliau kažkur paviešinsit, tiesiog, manau, ateityje sugadinsiu tokio tipo renginius ir bus jo žymiai sunkiau kitiem organizuoti kažką, kur kas nors norės kažką truputį atskleisti daugiau. Taigi, istorija vadinasi Mano Miller Lite istorija. Tai nors iš tiesų pavadinimas galbūt, kurį aš norėčiau matyti, tai turėtų būti, kaip aš netekau savo telefono numerio. Tai tokią istoriją aš kažkada pažadėjau papasakoti, kai aš ją netekau, bet iki to dar laukia kelias, apie kurį norės ir papasakoti. Tai taip truputį pradžioj pasigirsiu, tai reikia pradžioj kažkaip čia ir pabildinti apie save kažką daugiau, tikiu, kad ne visi mane pažįstat. Tai esu sukūręs tokį kandidatų statistiką LT prieš rinkimus portalą, viskas apie kandidatus, jų pajamos, įmonių algos. Esu Balsuokit LT sukūręs projektą, kurio prieš metus į Seimą nusintėm porą Seimo narių, parodžiau, kad susivienijusi bendruomenė yra pajėgi net išrinkti Seimo narius tuos, kurių jį nori matyti Seime. Taip pat esu tikriausiai prie sėkmingiausio projekto padirbėjęs Unicorns LT, puslapį esu sukūręs, tai tikriausiai ROI geriausias mano iš viso, kiek čia buvo investuota, keli tūkstančių eurų ir kokia grąža, tai tikriausiai neišmatuojama. Tai tikiu, kad tai ir prisidėjo prie pačių Unicornų asociacijos atsiradimo. Kaip sakiau, viskas yra mano interpretacija čionais. Tai galbūt kažkas mano kitaip. Tai šitas puikus projektas vėliau buvo įsikūrus asociacijai nacionalizuotis, paimtas po jos sparnu, bet aš vis tiek tęsiu jo priežiūrą, nepaleidžiu lengvai. Taip pat šiuo metu darbuojuosi aplinkos ministerijoje, bet iš ten koordinuoju ir mūsų aplinkos ministerijos sistemų darbą, būrėm komandas, kurios užsimtų priežiūrą ir tuo pačiu dirbam prie valstybės IT pertvarkos. Turim pilotą aplinkos ministeriją ir tuo pačiu bandom įskeilinti, pasinaudodami centralizuotai. Tai tiek apie mane. Trumpai, ką aš veikiau. Baigiau universitetą, matematiką, informatiką. Kursas mano buvo gana sėkmingas, kaip matot. Matot, tikriausiai čia ir yra šitų įmonių atstovai. Tai ir Tesonetai, ir Vintedu, ir Traffico founderiai, ir Miller Lite buvo vienam kurse. Tikriausiai valstybės ROI buvo vienas didžiausių į šitą kursą. Neatsižvelgiant net į tai, kad dauguma laiko buvo praleista baruose, o ne universitete. Tai tokia trumpai priešistorė ir esu gyvenime viską patyręs. Čia matot mane prie McDonald's, grįžusi po 14-15 metų Amerikoje. Prieš tai teko 2 savaitės jame dirbti. Ir puikiai vieta McDonald's, bet 2 savaitės aš jame padirbau ir man ten atsivėrė akis. Nes iki tol aš dar Lietuvoje su savo, dabar pradėkim istoriją, su savo partneriu Ignu, dar būsimų partnerių, kūrėm vieną kitą puslapį, dėliojom ten, aš programavau, kūrė dizainą, aš tada išvykau į Ameriką, padirbėjau McDonald'e ir supratau, prieš tai dar dirbau Lietuvoje tokio įmonėje, bet pabuvęs McDonald'e kažkaip man supratau, kad čia kažką reikia keisti gyvenime ir gana stipriai. Ir gavau iš Igno laišką. Toks laiškas, kad aš planuoju kurti puslapį verslą, gal nori prisijungti. Sakau, jamu šitą važiuojam. Tada dar buvo paaiškėjo 3 žmogus, čia Tomas. Tomai, ar esi čia salėje? Rankas mojuoja. Ten Tomai, tu mojuoji ranką ar ne? Nežinau, žodžiu, kažkas pamojavo. Žodžiu, 3 akcininkas, tai pasiskirstėm akcijas, man atrodo, pas Igną buvo 60%, pas Tomą, gal tiksliau Tomų žmona, kur matėt komentaruose Facebook'e, ką žiūrėjote, 25, pas mane 15, visiškai nieko nešarinau, bet tas akcijas tada nieko, iš viso nešarinau, žinau, kad turi akcijų, reiškia, turi verslą ir reiškia, čia kažkokia turi būti sėkmė. Tai taip atrodė mūsų pradžia.
2005 metais įkūrėme į temą puslapį kūrimo įmonę. Tomas pasako, kad jam nepakeliui su mumis, turi kitų reikalų. Aš perimu Tomo akcijas, pas mane lieka 40, pas Igną 60 ir pradedam kurti puslapius. Tai santykiai geri, kepam tos puslapius vieną po kito, važiuoja Ignas, puikus pardavėjas, tikrai ir pardavimus, mano manimo, vienas buvo geriausių pardavėjų, kokius pažinojau ir iš tiesų sekėsi puikiai. Aš programavau, puslapiai važiuoja, pinigus gaunam, išleidžiam, matom tokią kaip Gaumina, tokia buvo tuo metu didelė įmonė, nežinau, kas nors pamenat ją. Tai mūsų tikslas ir buvo kuo daugiau tų žmonių. Kaip sakiau, apie verslą manęs niekas nemokė, šeimoje tėvai paprasti, nežinau, darbininkai, tai taip apie tą buvo labiau mažiau šnekama. Tai 7 žmonės gal vienu metu turėjom, bet važiuojam toliau, kepam puslapius, tokį besvebą sukūrėm. Geriausių puslapių rinkimai. Kažkaip buvo pamatyta, kad rinkoje visi mėgsta matuotis, kas šitos puslapius geriau kūrė. Tokį padarėm greitai per savaitgalį, tada save į antrą vietą įrašėm, Gaumina į pirmą, Gaumina pradėjo visur reklamuoti šitą, mums užsakymų padaugėjo. Tai iš tiesų buvo, vėliau Unicorns LT buvo dalinai įtakotas to, kad, Hebra mėgsta tiesiog pasilyginti. Ir čia tas buvo gal geras pavyzdys, tada ėjom, bet vis kažkaip sunkiau sekėsi ir, draugai darė karjeras, vis daugiau uždirba, sako, Eimantai, kada tu ten su to džipu pradėsi važinėti, irgi supratimą apie verslą tikriausiai panašų turėjo, kaip aš, tai ir, ta prasme, būna momentai, žiūrim, kad ir žmonių sumažėjo ir kad, finansai sunkiai pradeda eiti jau, taip ir ateinam iki tokio momento vieną kartą, kad nėra algom, kaip sumokėti mėnesio galas, realiai. Aš tai iš viso tokioje skiliai sėdžiu, tėvai išvykę į Kanadą, pinigus jų išleidęs, iš draugų prisiskolinęs, kažkas ten siūlo man iš pažįstamų važiuojami Lokės pėdą 20 litų kainuoja, aš atsimenu, aš neturiu 20 litų. Ir aš pirmą kartą gyvenime, aš suprantu, kad aš negaliu kažko padaryti, nes aš neturiu pinigų. Tai nėra taip, kad aš neturiu pinigų ir neinu pas tėvus. Aš realiai negaliu važiuoti į Lokės pėdą. Nežinau, ar aš labai ten norėjau, tada lyg ir norėjau gal. Bet aš negaliu to padaryti ir pinigų nėra. Ir, atrodo, jau artėjom link to sprogimo, liko kelios dienos iki algų mokėjimo ir gaunam skambutį, toks bitinėlis LT skambina, kaip suprantu, finansinę injekciją gavo ES, pamiršo apie puslapį, prisiminė, sako, sąskaitos reikia greit, turi mokėjimą padaryti, vėliau puslapis. Jėzau, atrodė angelas, skambina, gavom skemas kažkoks, bet ką daryti jamam šitą, nėra ką daryti tiesiog. Bats pavedimas atėjo ir tada kažkaip pradėjom važiuoti į viršų, aš tam bitinėlį dar užbėgant už akių, vis padėdavau, nebesvarbu, užtenka, vieną kartą skambina, sako, Eimantai, puslapis žiauriai pas mane sumažėjo. Sakau, kaip sumažėjo? Buvo didelis, per visą ekraną dabar labai mažas. Sakau, monitoriaus nekeitėt? Žmogui 8 metų, kai 85, sako, jo, didesnį nusipirkau. Sakau, viskas gerai. Taip ir turi būti. Taigi, tada kažkur Ignas perskaito, kad galima pinigus gauti kas mėnesį. Sukuri produktą ir galima gauti pinigus kas mėnesį. Kas yra, dabar tai atrodo, tu net pasinvestuotai neitum be kitokio pasiūlymo. Kai tu eitum, mes čia kursim projektus, gausim kas pinigus ir vėl kursim naujus, čia ne verslo schema, niekas neduotų to pinigų. Tada tai buvo kažkokia visiškai naujiena, kad gali kas mėnesį sukurti kažką, už ką kas mėnesį pinigus gausi. Idėja nereali, bet tik tai reikia kažką sukurti dabar ir pradėjom kurti. Ten buvo daug visokių projektų skirtingų. Vienas po kito, čia gal vienai tokia gera diena buvo įdėjau. Ten žinau, kad ir kartais susikirsdavo mūsų projektai su Tesonetu, ten prieš istoriją, irgi ten kažkokius bandė kažkur ten, ta prasme, kapanojamės, matyt, visi ten pat. Ir tada tokį dirbkite LT sukūrėm, ką dabar Unicornuose beje darom su darbo skelbimais, tai išgirsit naujienų normaliai užtirinsim, vientisą formatą formuojam, tai vis dar mane traukia, vėliau balsuokite LT, taip ir gimė pagal šitą pavadinimą. Tai žodžiu, projektai kūrėsi, bet vis tiek tai nėra nieko panašaus, kas galėtų nešti padorius pinigus. Tada ateinam į tokį momentą, kai liekam 2-3, 2 direktoriai, 1 programuotojas. Toliau varom, realiai mes kūrėm ten tas puslapius, Ignas dizaino tų projektų, programuotojas tą programina projektus ir mes žiūrim, ar pataikysim ar ne. Ir pataikom. 2009 metai, Mailer LT, kad pataikėm, tapo labai greitai aišku, poreikis didžiulis, visiškai atsiliepėm į rinką, tuo metu nieko iš viso Lietuvoje nebuvo, o mes dar tokių porą funkcijų padarėm. Iš esmės, pardavimas buvo kaip ėjimas į darbo pokalbį, realiai. Tu ateini pasiruošęs taip gerai, kad tiesiog tavęs nori. Ir koks buvo triukas, padarydavom iš karto, prisitaikydavom šabloną, paruošdavom to kliento ir tuo pačiu padarydavom tokį magišką triuką, kad
kaip seniau vykdavo, kad marketingistai kreipėsi į programuotojus, programuotojai kažką programuoja, dizaineris dizainą kūrė, sujungia ten kažkokius produktus, bando įkopijuoti, niekas negauna, išsiunčia kreivai. O mes sakom, žiūrėkit, yra produktų linija, tiesiog kopijuokit nuorodas į produktų savo, į tą linijos laukelį ir automatiškai užsipildo naujienlaiškis to produkto informaciją tą vietą. Marketingistui parodai, akis tiesiog iššoka, viskas, ir išsiunti, va tą skaitą. Nebuvo jaučiu, kad nebūtų parduotas šitas produktas, ėjo viskas tokiu tempu, kad nebuvo matę, šypsenos atsiranda veiduose, toks jau kažkas čia bus gero, visa Lietuva krenta ir ateinam į momentą, kad suprantam, kad šitas pats jis turi ribas vienas šalis yra, mums atrodė paimti Lietuvą kažkada ambicija nereali, bet viskas, ta Lietuva visa surinkta. Kitas dalykas, kad tiesioginis pardavimas yra, reiškia, tu turėjai pas klientą, tu esi labai užlimituotas, nors užsienė daug tokių verslo modelių buvo, bet lygiai taip pat buvo ir populiarėjanti savitarna, kur tu gali pats susikurti viską, kam čia lygiai kaip mums, kam dabar kasose kasininkai, kai tu gali pats tokius nesudėtingus veiksmus padaryti, reikia tik patogiai tą paruošti. Taigi, čia kažkas. Taip atsiranda MailerLite'as. Atsiranda MailerLite'as, čia Vilma gal esi čia Vilmos nuotrauka yra. Tai nėra Vilmos, bet iš esmės uždėjom draugės nuotrauką, kažkokią reikėjo nuotrauką, kad neprisikabintų užsienyje kažkokią draugę nufotkinom, uždėjom. Tikrai gerai ėjo, čia irgi toks po to atsiras istorijoje partneris iš Irano, surandam žodžiu partnerį iš Irano, visi apie jį žinom, čia turiu pabrėžti, visi žinom, visi bendrai suruštas. Tai vienas pažįstamas surado toks Ronaldas, iš pas mus darbavosi. Iranietis rašo kurį laiką, sako, žiūri faina hebra, žiūri fainas puslapis, žiūri faina pana, viskas žiūri faina, skirius vieną dalyką. Sako, ar galite į burką uždėti? Nes, jinai tiesiog pas mus, suprantat, nelabai, sakom, viskas bus gerai, atstovėjom europietiškas vertybės, palikom taip, kaip yra. Ir MailerLite'as pradėjo važiuoti. Ir reikia suprasti dar tokį momentą, kad tuo metu aš turėjau 40% akcijų, Ignas 60%. Ir mes įkūrėm atskirą įmonę MailerLite'ui. Ir akcijas pasidalinom, Ignas man padovanojo 10% akcijų savo ir tapo akcijos po lygiai pas mus, po 50% mes pradėjom valdyti. Tai nors iki tol mes ir turėjom nelygų skaičių, bet de facto vis tiek lėšas dalinomės po lygiai, tai čia suvienodinom šitą, gražiai tapom po lygiai partneriai ir tikrai maladės bičas buvo ir tai ką aš noriu pasakyti. Ir tada mes pradėjome investicijų paiešką, nes visi ieškojo investicijų. Reikia investicijų, darom, čia Sitcampas, daug turų praeita, paskutinis finalinis turas, kuriame jeigu praeini gauni 30 000, už 10% atiduodi. Čia tokia tuo metu buvo populiariausia platforma investicijų paieškai, fondas populiariausias Europoje. Ir kaip mes tada įsivaizdavome, kad viskas pakvietė į Londoną, realiai tai aš va taip mačiau, baigtas darbas ties čia yra. Galim varyti atostogauti iš to Londono tiesiai tikriausiai bilietus pirkti, vaizdas kokį gavom tenais buvo toksai, kambariukas susadinti ir 5 ar 4 dienas eina po 5 minutės sesijos, pasakoja visi, kaip čia nieks neveiks, kaip čia e-mailas miręs, atsisuka bičas į sekretorę, tu dar naudojasi e-mailų, sako, ne, nesinaudoju, ta prasme, ateina Maharadža su tokiais deimantais, sako, investuotojas, what's the game? Sako, 5 lemai galvom, kad neišgazdinti super didelę sumą, atsistoja išeina jisai, neįdomu jam. Tai ta toksai vaizdas buvo čia nais ir dabar investicijos mes negavom, buvo pirmi užbrūkšnė gal. Ir visą laiką mes tai pristatinėdavom kaip geriausią dalyką, kad geriausi investuotojai yra tie, kurie neprašo akcijų, tai yra klientai. Su fondais gavus finansavimą labai greit gali sudegti, tu jiems nesi įdomus, nes jie turi 10 tokių kaip tu, jie greit meta, bando greit rezultatą gauti ir kam nepavyko, tas sudega, jiems super, jeigu vienas išvažiuoja, dažniausiai tai būni ne tu. Tokia standartinė ta istorija. Ir mes ją tikėjom, bet šį kartą aš galvoju, kad čia buvo klaida padaryta ir ko mes neįvertiname, kad fondas atėjęs, jis sutvarko legalius dalykus. Jis sutvarko sutartis, sutvarko akcininkų kažkokį tas sutarčių pagrindą, teisiniai dalykai tampa struktūrizuoti, dokumentuoti ir sutvarkyti ir praktiškai maksimaliai sumažinantis bet kokią konflikto tikimybę. Taigi komanda mūsų prasiplėtė, čia viršui matote per raudoną maikę Gedas, kitas istorijos dalyvis, vėliau jis tapo įmonės direktorium, jam perina toks simbolinis kiekio akcijų iš manęs ir Igno, vėliau prisijungė Igno žmona draugė Ilma, iš esmės prie komandos. Mes turim čia dar, kas dabar jau tikrai aišku, bet tuo metu egzistencinis klausimas, tai iš kur mes iš Vilniaus ar iš Londono, nes Vilnius yra rytų Europoje, kaip ir geriau būtų nuslėpti, nelabai kuo mumis čia pasitikėti gali. Bet tada priimam sprendimą, kad kas jei ne mes turėtumėm prominti šitą šalies vardą ir miesto vardą, turime eiti per tą, pasirenkame Vilnių, visur tą prominam, dabar tai toks natūraliai, kad viskas tvarkoja, tada tai buvo tikrai toks klausimas gana normalus.
pinigų daugėja, čia programeriai, ką daro monitoriai ir mašinos. Labai gerai, kad nepradėjo greit daugėti finansų, tai išsigynėm nusipirkdami kelias mašinas, tokias, ten nežinau, po 10 000 eurų gal, bet iš esmės skirtingas ir tada visi keitėmės jom. Tai ir su limuzinėliu, ir su TT ten viskas ramu, apie jokius Ferraris jau nebegalvoja, ta prasme, išspręstas klausimas. Tikrai, manau, kitaip būtų buvę, jeigu iš karto būtų parėję milijonai. Tai va, Arūnas gali pasakyti, normaliai TT buvo atvažinėta. Tikrai puikiai mašina. Taigi, ką žmonės dirba visą dieną, nes po to šitas klausimas bus gana aktualus. Tai Ignas buvo už visą dizainą, už visą strategiją dėliojo, Ilma buvo marketingo, tikrai guru, puikiai marketingai besigaudusi ir tą content marketingo terminą įvaldžiusi. Aš pats buvau, kaip ir buvo nuo programuotojo pradėjau, bet po to pasistumėjau gana stipriai į vienas dalykas į infrastruktūrą, nes mes susidūrėm su tokiais duomenų kiekiais, kurie yra, tiesiog nebuvo matyti, kaip greit viskas auga ir nėra su ko net pasitarti, pasimokyti, ypač Lietuvoje. Ir man toks buvo, tai kam dar čia tai rūpi, tik man tai rūpi, realiai, kaip dar gali kažkam kitam rūpėti, bet aš mačiau kaip verslo tokį šerdį. Tada buvo laiškų pristatomumas, toks irgi naujas terminas Lietuvoje, buvo iki tol tas laiškų pristatomumas su Mail ir LT, bet tai buvo labai maža dalis, o mes čia turime milijonus, 10 milijonų per dieną išsiunčiamų laiškų. Kaip mums užtikrinti, kad spameriai nepraeina, kad geri tik tai siunčia. Ir vėl, čia aš mačiau kaip šerdis verslo, nes tu, jeigu pradės eiti spamą, realiai tu kitą dieną gali uždaryti tą verslą savo, baigta. Tiesiog tavo verslo esmė, kad tavo laiškai pasiektų tą pašto dėžutę, o ne spamą. Ir ties ten buvau giliai lindęs ir klientų aptarnavimas. Tai buvo mano tokia, nežinau, kažkokia aistra atradau, aš netikėtai ten tikrai sėdėjau, pats atrašinėjau, žiūrėjau, ką kiti atrašo, dabar tikiu, kad ir kitą lygį pakėlė komanda, kuri liko, ir pristatumą mačiau, kad pakėlė ir patį klientų aptarnavimą, bet dabar visur profesinis įprotis, klientų aptarnavimas prie bet kurios sistemos, pirmiausia žiūriu, kažkaip tikiu, kad geriau žiauriai geras klientų aptarnavimas ir prasta sistema, negu prastas klientų aptarnavimas ir labai gera sistema. Tai tvarkoju, toliau tada teisinė patirtis tokia buvo. Vieną dieną ateinu, kas irgi svarbu bus vėliau, kad iš esmės sako, Eimantai, žiūrėk, čia kažkas čia panašų paleido kaip jūs, aš atsidarau, source, pasižiūriu tą kodą, žiūriu copy-pastas realiai, mano kodo, copy-pastas, komentarai mano išlikę, viskas išlikę, čia gal ne visi programuotojai, bet programuotojams tai čia realiai backendas susiprogramino pagal duomenų struktūras, kokias ten matė vaikšto frontendė ir viskas. Mes iškart į teismą, reikia čia uždaryti tokius, kas čia vyksta. Ar tada, kas nutiko, kad, okei, kažkaip čia teisėjai, ten vyresnio amžiaus, nieko nesupranta, reikia ekspertų išvados. Mes, magistrantą susiradom, jisai parašė išvadą, jo, čia pavogtas kodas, hebra, viskas aišku. Oponentai susirado daktarą, kuris parašė, čia tik 3% kodo pavogta realiai, nes 97 tai taip yra bendros bibliotekos, jos tiesiog natūraliai, ten jQuery ar dar kažkas yra, bet tai yra tie 3% viso ko esmė. Teisėjas žiūri, vis tiek nieko nesupranta, bet čia yra daktaras, čia yra magistras. Tai daktaras tikriausiai daugiau žino, tai šitas teisus reiškia. Ir tai pasimatė problema, kad Lietuvoje nėra suvienodinti, ta prasme, mes neturim segmentuotų teisėjų, kur, ta prasme, galėtų pagal sritis kažką daryti, spręsti. Realiai randoma, visi gauna nesvarbu, tau gali būti šiam metu, tu spręsi vieną dieną statybų reikalus, kitą dieną mirusio Hameko, trečią dieną IT kompanijos atidalinimą. Ir viskas bus tiesiog, normalu. Tai toksai buvo matęs šitą problemą. Ir dabar svarbus momentas įvyko mano pasitraukimas. Čia tikriausiai įdomu, kaip jis įvyko. Čia prieinam prie tokių įdomesnių dalykų, kurius turi du dalykus suprasti. Iš tiesų, nekvestionuokit jų, kas mane pažįsta, žino, bet kas nepažįsta. Vienas dalykas, pinigai man nėra svarbiausias dalykas gyvenime, tą suprasit. Antras dalykas, kad visada norėjau valstybės tarnyboje dirbti. Du dalykai. 20 metų aš ten ruošiausi valstybės tarnyboje, tiek dabar esu tenais. Tai šitie du tokie faktai ir taigi pasitraukimas įvyko taip, kad 17 metai aš jau darbuojasi, bet jaučiu, aš kaip dabar galiu pasakyti, aš buvau per daug įlindęs į smulkmenas, į smulkius procesus, pats buvau prarandantis tokį pagreitį, motivaciją. Kitas dalykas, to, ką mes nedarėm, tai mes agresyviai nežaidėm. Mes parodėm, kad Lietuvoje gali sukurti verslą sėkmingą, bet priešingai Tesonetai parodė, kad Lietuvoje tu gali sukurti numeris 1 savo segmente. Mes neturėjom tada to tikėjimo. Ir jis gal vėliau atėjo, bet tuo metu niekas iš mūsų neturėjo to tikėjimo ir tai labai smagu, kad Tesonetai atnešė, kad Lietuvoje tu gali sukurti numeris 1 verslą bet kuriam segmente. Tiesiog turi žaisti gudriai, protingai, agresyviai, skaičiuoti, dėlioti, yra strategija, bet iš esmės tu gali čia tą padaryti. Nėra taip, kad mes iš Lietuvos to negalim. Tai
šitoje vietoje aš grįžtant buvau užsižaidęs, dabar tą matau, ir praradinėjau tokią gal motivaciją. Vis jau buvau ir partiją įstojęs ir vis labiau mačiau, kad ten viešam finansai sėkmingai susidėlioja, važiuoja, gali gyventi nesukdamas galvos. Ir tas viešasis sektorius darėsi man vis įdomesnis, kad gal jau dabar laikas ten save realizuoti. Ir rudenį mes turėjom susitikimą su Ignu. Ir jo metu buvo paprastas pasiūlymas iš Igno, jis matyti irgi gal tai jautė ir pats matė gal kitų planų, pradėjo dėlioti, kad čia gal didinta augimą. Ir kad arba aš pasitraukiu, sumoka man 3 milijonus už mano 49%, arba jisai pasitraukia ir aš jam sumoku 3 milijonus. Ir reikia suprasti, situacija buvo priešingai negu dabar, kur 3 milijonus surinkti tikriausiai čia šitoj salėje būtų galima surinkti 30, žinai. Tai bet tada, nežinau, kilo Helfai ir Vintedai tik tai bandė išgyvenimo klausimus sprendė, Tesonetai ieškojo vis dar augimo pagreičio ir visa ta ekosistema buvo visai kitokia. Ir tai, ką dabar mes turim, tai yra didžiulis privalumas, tas kapitalas, kuris yra gana lengvai pasiekiamas, reikia tik gerų idėjų. Tada to nebuvo. Tai aš turėjau kelias dienas pagalvojimą ir tai tikrai buvo sąžiningas iš Igno pasiūlymas. Tai nebuvo taip, kad būtinai čia vienas ar kitas. Tai buvo iš esmės, jam tiko abu variantai. Aš tą jaučiau, mačiau ir aš pasigrįžau tikrai įvertinęs visas tas variantus ir sakau, žinai, vienas tai tikriausiai, aš matau įmonės vertę kaip žymiai didesnė. Dabar ir man, jeigu tik tai šitas variantas, aš rinkčiausi ieškotų pinigų ir išpirkti. Bet kitas variantas, sakau, kuris gal būtų mano manymu geriausias, jeigu aš pasitraukiu, bet aš realiai perleidžiu tau akcijų 30%, man lieka finale 19%, tai aš matau įmonės vertę. Jinai puikus vadovas, tu, Ilma, Gedas, užauginsite įmonę ir dabar jinai yra sėkmingai, puikiai veikianti, tarsi jūs užauginsit ją dar iki lubų, kažkada pardavimo atveju aš ten išlošiu žymiai daugiau negu 4 milijonus, 300 milijonus, o pakeliu aš tiesiog gyvensiu iš dividendų, dirbsiu viešam sektoriui, finansuosiu savo projektus. Na, ta prasme, tik tai akcijos turėjo būti ne iš karto pereiti, bet pereiti po truputį, ten 12, 6, 6, 6, kas per kelis metus, tam, kad jeigu vyktų greitas pardavimas, iš esmės aš nelikčiau nukentėjęs ir to pačiu, krentant po truputį akcijom, augant pelnui, dividendai amortizuojasi ir toksai, iš esmės, ta prasme, tokį sudėliojau pasiūlymą, Tadas vis dar negali, niekad nepatikės, kad čia geras pasiūlymas, man atrodo geras, bet kaip sakiau, nebuvo pinigai svarbiausias dalykas ir mes sumušam rankom su Ignu, pasiūlymą pasitvirtinam, aš atsitraukiu, viskas iš įmonės pasitraukiu, Ignas perima jos kontrolę, aš manau, tai 2018 metai. Iki tol buvo toks restoranų verslas, kur mano draugai ten valdė, jis prašė painvestuoti, truputį painvestavau, ten tada sako, gal tu ateik čia pavadovauti, sakau, hebra, baikit bairius, turiu kažką veikti ir 18 metais. Ir ten vis 3 buvo vadovai, 3 akcininkai, jie vis vienas pavadovauja, gimsta vaikas, tada kitas ateina pavadovauja, gimsta vaikas, trečias gimsta vaikas. Išėjau iš to Miller Lite ir kažkaip galvoju, tą politiką staiga čia neišeina iš šokti, kaip ir žiūri, bet galvoju, žiūri būtų įdomu, tą restoraną pabandyti, visiškai kitą verslą, pažiūrėti, kas ten kaip. Tai čia tikriausiai būtų atskira istorija, bet ko ten skiriasi, kas kitaip vyksta, kas panašiai, kur tie patys principai veikia, bet iš esmės pasidarbuoju, gimsta 2 vaikai man. Už metų, kaip sakant, irgi tradiciją tęsiu, pasitraukiu, dar ateina 2019 metai ir kas tada toksai aš sudalyvauju vienas dalykas savivaldybių rinkimuose, tenais įvyksta ir ten arti, nepatenku, bet viskas tvarkoj, tada ateina unikornų rudenį metas, į kur Unicorns LT atsiradimui ir iš esmės Unicorns LT ir ateina 20 metų vasario 11 diena ir čia yra tikriausiai vienas svarbesnių momentų iš to istorijoje ir matau, kad dividendai nėra mokami ir čia dabar būtent vėl noriu pabrėžti, kad tai yra mano istorija, tai yra tai, ką aš mačiau, ką aš girdėjau, kaip aš interpretuoju tą istoriją ir tai yra mano matymas. Tikiu, kad kita pusė turi kitą, just all good, dabar kaip aš tą mačiau. Parašau Ignui, kas vyksta, sako, susitinkam, gerai, sakau, susitinkam, jokių problemų, susitinkam ofise ir pasišnekam ir Ignas realiai pareiškia man tokį, kad, pasiūlymą pateikė, kad įmonė užauga, viskas pasikeitė, čia manęs nebuvo, dar kažką, čia kažką ir realiai gali pasimti milijoną, jis už mano akcijas duoda €1 milijoną ir nori, kad aš pasitraukčiau, mato iš mano akių nesutikimą, tada aš dar prideda, kad, iš esmės, jeigu aš nepasitrauksiu, tai įmonė neteks savo vertės. Ten per produktų iškelimą, per žmonių iškelimą, iš esmės, kad įmonė neteks vertės ir arba aš paimu šitą pasiūlymą, arba nepaimu.
Aš žiūriu jo akis, sakau, Ignai, čia netu šnekėjo. Iš esmės, aš matau tas akis, jos žiūri niekur. Sako, jo, aš čia pasikeitęs, patobulėjęs čia per tos porą metų. Ką aš žinau, gal aš tą patobulėjimą kitaip suprantu, bet, okei, ta prasme, ir čia nėra kažkoks keistas dalykas, būna tarp akcininkų visko. Ta prasme, būna, kad tikrai nematė manęs tenais metus, ar ten į metus tik kartą, du pamatydavo ir ten visokių minčių gali kilti. Ir tai yra normalu, bet tiesiog tai, kai buvo pateiktas pasiūlymas, man nebuvo normalu. Aš tikrai žmogus esu paprastas, jeigu ten ateitų seniuk, ten nežinau, žmonas spaudžia, čia kažką reikia daryti, nusėdam, žiūrim, darom, bet pats principas, kaip jis buvo pateiktas, man nebuvo priimtinas, sakau, už 5 galiu parduoti, nežinau, čia tokį šoviau, sako, jam netinka. Ir taip mes išsiskyrėm. Ir čia dabar tikriausiai, kaip aš matyčiau tą, aš po to ten išnekėjau su Hebra Mirelaitė, kur dirba, ką man pasakojo, vėl čia mano interpretacija, tai kad jie pas ten coacherį pradėjo vaikščioti, iš esmės frazės atsirado stiprus, silpnas, stiprus, silpnas, stiprus, silpnas. Ir aš manau, kad šitoje vietoje Ignas galbūt mano kažkada dosnumą priėmė kaip silpnumą ir dėl to pamėgino tokiu būdu tą padaryti. Bet dosnumas nėra silpnumas, dosnumas yra dosnumas. Ir aš išeinu iš to susitikimo ir 2 skambučius padarau. Vieną padarau Monikai, sakau, Monika, get ready, gyvenimas keisis. Antrą skambutį padarau teisininkams, sakau, reikia tiesiog, tokia situacija, viskas, galim pradėti, aš Igną pažįstu, galim pradėti tiesiog ruoštis tolimesnės veiksmams. Tai toks momentas vyksta, visko būna, bet aš vėlgi būna tarp tų akcininkų, visko, ta prasme, ten kažko. Bet tai taip man tokį paliko neskanų prieskonį. Tada aš matau, kad kovo 1 aš esu mano nutraukiamas finansinių ataskaitų teikimas, mes ten kas mėnesį tokį paprastas gaudom iš buhalterijos, aš jau nebegaunu. Kovo mėnesį įvyksta visuotinis akcininkų surinkimas ir kaip susitikimo metu buvo man tada žadėta, kad ir tikriausiai dividendai nebus mokami, dividendai nėra mokami. Aišku, motyvuojama COVID situacija, COVID Lietuvoje, ta prasme, nežinomybė, neapibrėžtumas. Vienintelis dalykas, kad aš turiu prieimą prie įmonės duomenų, nes aš turėjau vartotojo vardą ir šiaip buvusi programuotoja tikriausiai sunku pašalinti iš sistemų, bet iš esmės, ką aš dar žinau, mes verslą pradėjom 2008 metais naujienlaiškiu. Ir krizės metu visi atsisuko į ten, kur yra pigiau ir efektyviau, net jeigu tai reikalauja daugiau žmogiško darbo. Ne krizės metu vis mėto pinigus į kairę, į dešinę marketingę, krizės metu email marketingas ypatingai boomina. Tiesiog taip yra. Matėm tą 9 ir matau tą 20 metais tą pačią situaciją. Aišku, per susirinkimą pasakojama, kad situacija sunki, ta prasme, gal taip mato jie, aš matau kitaip. Tada kitas dalykas, aš galvojau, tokie produktai buvo pas mus MailerCheck šalia ir pats MailerLite'as jos naudoja, MailerCheckas, MailerSendas, ta prasme, aš buvau įsitikinęs, kad tai yra MailerLite produktai, įmonės. Aš sužinau, tada pradedu žiūrėti, kas vyksta aplinkui, žiūriu, kad jie priklauso The Remote Company. Man toksai, nežinau, kaip čia tą įvardinti. Čia paliksiu tikriausiai kiekvieną interpretaciją, tikrai aš matau socialinius tinkluos Ignas nurodo save kaip The Remote Company vadovą, Ilma, ten Gedas, co-founderiai. Tie produktai ten išėję yra. Ir toks, sakau, aš taip matau, jie ten vėliau turėjo kitų argumentų, bet aš matau, mano manymu, aš nekuosiu su Hebra, kuri dirba tiesiais. Sako, jo, mes darėm, ta prasme, okei, tai įdomu. Aš tada dar prieš šitą visą, aš dar Gedui skambutį padarau. Sakau, Gedai, tai kas vyksta, sakau, nežinau, ar tu žinai, jisai matau, kad žino, sakau, tiesiog prašau tavęs, nedėk parašų ten, kur nereiktų dėti jų, kai matysi, kad nesakau, gali būti toks momentas. Tiesiog tokį aš tavęs prašymą, nežinau, kaip bičiulio prašau, vis kažką, okei, čia gal susitarsite. Ir tai ką aš matau ten tą Remote Company struktūrą, tokią kaip, kurią realiai, kaip ir nurodo save socialinius tinkluose Ignas valdo. Po to gal paaiškėjo, kad ne jis, bet produktai realiai atsiranda, čia tas pats, nežinau, aš taip susidarau įspūdį, man toks atrodo, kad, žinai, čia kai turime statybų įmonę, kurie statom namus, tada aš nusprendžiu pas save pasistatyti tą namą, medžiagas per kontos įmonės, žmonės ant tos, bet pas save pasistačius namą parduodu ir pajamas gaunu į savo įmonę. Tai, nežinau, man atrodo tenai sąžininga, bet okei. Tada mes sakom, okei, tai kam tie produktai priklauso? Mums atrodo, kad mums, jums atrodo, kad jums. Atsakykit mums į klausimą oficialiai. Niekas nežino, kūrė ar nekūrė, neaišku visiškai, įmonė nežino, šitą bendrovę to nežino. Sako, tie produktai, reikia tyrimo. Reikia 2 mėnesių tyrimo, išsiaiškinsim, kas čia kūrė tos produktus, viskas gerai, seniau, turim viską gerai, turim gerus teisininkus, ras tai ras.
gerai, laukiamės tos 2 mėnesius. Situacija, aš matau tikriausiai, kaip dauguma jūsų mato. Ir atkirstas nuo finansų realiai, tai toks tikriausiai, jeigu man reiktų sakyti, kaip kažką su akcininku kitų spręsti konfliktą, atsakyčiau, pirmas, atkirs nuo finansų. Antras dalykas, apie jį pašnekėsim vėliau, bet dabar aš matau tą visą foną ir mes pradedam ruoštis restitucijos bylai. Jeigu Ignas galvoja, sako, netinkam tas mūsų sandėlis, tada, grąžinkit tos 24%. Pas mane yra 25% tuo metu akcijų, 24 jau yra perėję, 6 paskutiniai dar nėra perėję. Tai aš toks, čia nais kažkaip, reikia, teisininkai sako, iš visos, Hebra, jūs dizainerius su programuotojų sudarėte sutartį, Hebra, nes sutartis buvo sudaryta realiai e-mailais, kažkas žodžiu, kažkas e-mailais. Aš žinau, kad e-mailai teisiškai yra galiojantis dokumentas, tą žinau, bet vis tiek teisininkai už galvos susijėmė, negali patikėti, ką mes čia padarė, sako, čia visiškai čia nevalidus sutarimas, jis negalioja. Visus hitinate thresholdus ir akcijų kiekis ten per didelis perleistas, notariškai turėjo būti ir vertė per didelė. Čia nieks negalioja, čia tiesiog keisas, mes tada pradedame ruoštis ir rugpjūčio mėnesį ateina. Žiūrime MailerLite puslapį, dingau iš įkūrėjų. Dingau, nuotraukai buvau, iš visų nuotraukų dingau, bet viena žiauriai gera buvo ir aš joje buvau, bet taip šonė sėdėjau, tai taip nukirptas gražiai. Gal netilpau šitą fotkę, irgi čia taip. Tada prieinam prie telefono mano. Telefoną, kadangi mano ten tas gyvenimas buvo įmonė, ten ar įmonė ir aš privačiai nėra skirtumo, aš buvau numerį tiesiog ant įmonės užrašęs savo. Telefoną turėjau aš 20 metų, nuo 10 klasės numerį savo tą. Ir žiūriu, kad jie atjungia tą numerį. Aš toks sėdžiu, Hebra, mes čia galim, ką nori, kaip nori elgtis, bet kažkokios čia taisyklės gal turi būti, kažkas čia, kažkoks pagrindas turėtų būti. Ar tada aš sakau, Monikai, žiūrėk, Monika, aš dabar rašau jums laišką, jeigu jie mane atrašys ir netuos telefono numerį, aš arba knygą parašysiu, kai viskas baigsis, arba prezentaciją padarysiu. Sakau, tiesiog čia yra kažkas, čia mano daiktas realiai yra. Tada paraleliai gaunu pretenzijas. Žodžiu, ten, kur tas iranietis buvo, siūsdavo pistacijas. Visi valgydavo tas pistacijas. Ir tai nėra narkotikai, kaip galvoja mano teisininkai. Tai nėra narkotikai. Čia realios pistacijos ir žiauriai geros. Jeigu kas nors paragausit iraninį pistacijų, Lietuvoje nebevalgysit. Tiesiog nedarykit to tada. Tai esmė, kad gaunu tokį, kad realiai aš čia kažką programavau tam iraniečiui specialiai, jie tik dabar išsiaiškino, jis ten galėjo laisvai viską daryti, visi partneriai tą patį galėjo, bet iš esmės jie nieko apie tai nežinojo, aš keliavau po pasaulį, tos kelionės metu beje mes ten su Gedu kartu susitikome Honkongė, kartu petys į petį plaukėm jūrom į Makau, ėmėm kazino, grįžome, vos nesusraigtasparniais paėmė kazino į Michelin restoraną, tada kitą dieną važiavom į Kiniją, nelegaliai tenais, paaiškėjo, kad važiuojam, buvom išsodinti, gražinti atgal, puikūs santykiai ir Gedas pasirašo šitą, kad aš realiai, tos kelionės pratęsime buvau su to susitikęs su partneriu, aš buvau susitikęs, nes Iraną mes vieną iš tų šalių buvom įtraukę ir žiauriai faina kelionė buvo. Ir tai, kad aš turėjau su juos slaptus sandorius, apie juos jie nieko nežino, bet prašo manęs, kad aš pats prisipaduočiau, nes po tokios kelionės jis dar atsiuntė man pistacijų, kurias mes visi vėl suvalgėm ofise. Tiesa, biški dar namie pasilikau, jeigu taip sąžiningai, ne viską atnešiau. Tai tokią gaunu, žodžiu, tas iranietis, Iranas, čia teroristinė valstybė, kešų tenimą kažkaip ten, žodžiu, čia kažkas čia, ar tu iš viso tikrinai, ar čia terorizmą neremėt, žodžiu, tokią pretenziją gaunu. Biški juokinga, bet vis tiek, tada kitą gaunu po to pretenziją, kad aš nieko nedirbau. Ir iš esmės 2000, žodžiu, čia pretenzijos kilo iš to, kad tų produktų tyrimą teisininkai atliko ir jie tyrimo metu visus mano laiškus perdavė teisininkam. Aš savo laiškus laikiau dažnai privačiais. Jie buvo kaip ir įmonės MailerLite, Tema.com, Mailer.lt. Aš jas kaip privačiai naudojau, bet realiai liko įmonė, jos perėmė ir atidavė teisininkam jos skaityti ir mano visus emailus perskaitė iki pat galo. Ir tai ką rado, tai sąsajos su teroristais ir kad aš nieko nedirbau. O nieko nedirbau, žiūriu, kad nuo 14 iki 17 metų nebuvo mano jokių įrašų šitam gite. Taip galvoju vėl, Hebra, pažiūrėkit, gite, turi būti, žiūriu, sako, eima, nėra ten kažką ištrynę, bet čia yra programuotojų yra čia salėje, ne? Gali daryti daug ką gyvenime, bet žinot, iš gito netrinam. Čia yra auksinė taisyklė.
Ir tokį, nu okei, bet aš turėjau lokaliai visą tą informaciją, kažkur buvo pas manęs, dariau tam poros metų darbą, surašiau, ką aš ten dariau. Tikrai skamba juokingai, bet aš mačiau ką, kad tai yra gali būti, nu, mano manimu, tai labai realu galėjo tapti kažkokiom pretenzijom vėliau ieškiniais, kur, sakykime, na, nes buvo aiškiai ir finansinės nurodytos nuostoliai įmoniai, ką aš ten pridirbau. Tai vėl aš galvojau, kad jeigu aš vienam ieškinyje kažką dirbau ir niečiau, kitam nedirbau, nu, čia toks nesusiveda galai, bet matyti jau niekas nebeieško jų. Ir tada, ką aš dar žinau, kad nu, jeigu tu gali, Lietuvoje labai paprasta, kreipiesi į teismą, pretenziją išreiškia kažkokią finansinę ir labai teismas labai lengvai gali akciją tavo areštuoti sąskaitas. Buvom tą patyrę ir ten areštas iš viso vyksta brute force'u, gali turėti 10 sąskaitų po 99 000, jeigu reiks areštuoti 100 000, eis per kiekvieną sąskaitą, yra 100 000, ne, areštuojam. Toliau, yra 100 000, nėra, areštuojam. Ir visas 10 sąskaitų su kiekvienoje iš 99 000 gali būti bus areštuotos. Tai taip veikia pas mus ir nu, yra čia tokia spraga. Matyti, nesiatskino programuotojai skaičiuoti, kas sąskaitose darosi. Tada ateina Tado Burgailos eilė. Palaukit kažkur. O, gerai, žodžiu, vienos skaidrės nėra, bet nieko tokio. Žodžiu, ateina Tado Burgailos eilė, nes aš gaunu pranešimą, kad šiaip akcininkų konfliktuose ar ten, nežinau, nesutarimuose dažnai, bet kurio teisininko paklauskit, kokie ten veiksmai. Tai vienas yra, jeigu nesutari akcininkai, vienas yra atjungimas nuo finansų, kitas yra įstatinio didinimas. Aš numaniau, kad toks gali būti dalykas, tai kai gavau pranešimą, manęs ten nustebino, milijono didinamas įstatinis. Tai reiškia, kad, ką tai reiškia, nežinau, kiek iš jūsų žinote, ką reiškia įstatinio didinimas, man įdomu. Gal geriau, kiek nežinote, vat man įdomu. Čia tai paprašiau. Tai aš trumpai paaiškinsiu. Jūs duokit įmonės, įstatinis kapitalas yra 3000 eurų, ne? Standartiškai, čia buvo 3000. Ir kas tada nutinka, kad sakom, didinsim milijonų, na, šalia verslo planas ateina, ten, nežinau, šitą verslo planą perskaitęs direktorių iškart būčiau atleidęs, bet ten tinka, ten Miller Lightas maišo Miller Lighto brandui, konsultantai sako, reikia čia daugiau, ten kažkokio rezervų. Tai iš esmės toks, tai 3000 įstatinis kapitalas ir ką mes tada padarome, jeigu sakom, kad milijono reikia, šiaip, kai sako, kad akcininkų lėšų reikia, tai aiškiai viską įmonė išbandė, visus mes šio finansavimo šaltinius niekuriai nedavė ir ateina pas akcininkus. Pas mus kaip tik sako, mes sakom, tai iš kur jūs tai įstatinė, kodėl jūs kokius bankus kreipėtės dar kažkur, bandėm kažkaip nedavė ir šiaip pas akcininkus nemokam pinigai, o bankai palūkanų prašo. Tai tokia argumentacija, bet šiaip viskas konfidencialumo vyksta ir įstatinio, tai 3000 milijonų, jeigu didinimas, mano dalis yra 25%, vadinasi 250 000. Jeigu aš neįnešu, įstatinis padidėja iki 1 300 000 ir realiai prieš tai mano 300 000 dalis buvo 750 eurų, jinai išlieka tokia pati, vadinasi 1 300 000 eurų, mano dalis vis dar lieka 750 eurų. Ir iš esmės aš 0,007% akcijų lieka, aš viskas, nebelieku akcininkų. Man atrodo, kad ne konflikto metu akcininkai susėda, jeigu trūksta pinigų, kartu sutarė ir ypač įstatinį, jeigu iš nuosavų lėšų didiname ir randa sprendimą, bet nežinau, visada man konfliktą identifikuoju, galiu pagal tą, ar akcininkai tarpusavį tarėsi įstatinio didinimų metų ar ne. Tai turim tokią situaciją ir ką aš suprantu, realiai nuo finansų atskirstas, pretenzijos eina, man surinkti 250 000, nežinau, tuo metu galbūt iš savo finansų būčiau sugramdęs, bet kažkur sudėta, kažkur įdėta, niekaip nebūtų pavykę greitai. Realiai nuotaikėlę, nežinau, nepertiksiu. Paraleliai Seimo rinkimai, kuriuose sprendžiu, ką daryti, ar man eisiu kažkokį projektą ar neiti. Ar tam balsuokit, aš galiu rašyti, kad hebra, jeigu jūs patikėsit šitą viziją IT, aš eisiu jos asmeniškai gyvendinti, ar aš visgi parašysiu tai, bet aš turėsiu atsitraukti kažkurio momentu ir negalėsiu to įgyvendinti. Ir toks, apmąstymų daugybė, pinigus surinkti reikia, aš niekada iki tol nerinkęs, nebandęs nei investuotojų ieškoti. Ir galvoju, taip šiaip mintyse turiu galvoju, jeigu čia man kas nors ir padės dabar, tai tik Burgaila. Šiaip čia jau šitas gal padės, bet tokį mintyse turiu, skambutis man ten už poros dienų, Tadas skambina, sako, seniukas vyksta, kažkokie čia gandai, šakės, susitinkam, papasakoju, Tadas žiūri mane, sako, okei, padėsim, tik reikia teisininkų gal suvesti, pasižiūrėtų, kas vyksta, situaciją išanalizuotų,
mes čia ateinam į kilo ofisą su teisininkais ir aš pasikviečiau pats į kilo ofisą, kad susitikimą ten padarytume, kad biškai pajaustų mano teisininkai ir kobalto teisininkai, žiauriai gerai varė ir kad jie pajaustų, kas čia per vaibas. Ateinam pirmadienį, jie su kostiumai šitokie pasiruošę, kilo helfiečiai galvoja, kad čia investuotojai ateina, žinai. Mes įeinam, vieną kabinetą įeinam, toks, grindis limpa, pirmadienis, grindis limpa, šampano bonkės atidarytos, matosi, kad po maksimalaus darbo buvo maksimalus poilsis. Pasižiūrim, čia, žinai, kaip tėvai grįžę anksčiau į namus, nueinam į kabinetą, pradedam pasakoti ir aš matau, kad mano teisininkai pasakoja tą istoriją ir jie bando kažkaip parduoti Tadui, kad čia sėkmingi keisai, bus viskas gerai, čia, prasme, nebijokit investuoti, Tadas klausė, sako, stop, tipo, hebra, čia įmantas. Viskas, šis spręstas keisas, bus pinigai, tiesiog, dana. Ir mes išeinam ir jie, taip žinai, eina ir žiūri. Ir tada matau, kaip jie supranta, kaip startuoliai gyvena, kad biškis skiriasi. Tiesiog, čia sutartis, vėliau bus viskas. Čia, ta prasme, susidėliosim šitą principai, svarbiausia, principiniai sprendimai. Taigi, prisijungia Tadas ir šitam reikale, nežinau, galėjo eiti pro šalį, praeiti, ta prasme, realiai 99 būtų praėję, 999 būtų praėję, bet Tadas, ne, kažkas čia vyksta, turi sudalyvauti ir tikrai sunku to buvo patikėti, bet toks žmogus yra ir tikrai čia tikriausiai neužteks gyvenimo atsidėkoti, bet tikiuosi užteks, bet taigi įvyksta tas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Verslo plane parašyta, kad čia bus dalis įstatinio didinama iš pelno. Iš pelno ten verslo planas paruoštas, nenoriu čia irgi po to nepripašytų, kad čia kažkokias privačias išduodu paslaptis, bet reikėtų jums pamatyti, tikrai, trasmi, neblogas. Ir iš esmės, kas vyksta, tada žiūriu kažkaip, kad paskutinį mėnesį ataskaito nurodoma, kad pelno nebuvo iš viso. Kažkaip gal manęs nestebina, bet tarkime nėra. Tada sėdi Gedas per tą sutikimą, užbandau, sakau, Gedai, tai čia, sako, iš įstatinį dalį jūs finansuosit iš pelno. Taip, pelnas yra, sakau, tu žiūrėk, atmetam 2 skaičius, 0 gaunasi. Tada arti 0, sakau, pelno nėra. Yra, sakau, tai kur pelnas? Yra. Sakau, ir vėl sukam, tai nėra pelno, Gedai, tai kaip jūs planuojate įstatinio dalį, tą verslo planą gyvendinti? Va taip, sako, čia vėl mano pasakojimas, Gedas gal kitaip matė, visai kitaip girdėjo, bet aš taip tą mačiau. Iš serijos aš matau situaciją, tai iš kur pinigai, iš Tumbučkas. O kas į Tumbučką padėjo? Žmona, o iš kur žmona, tai davė? Ne. Tai iš kur negavo? Gavo. Ir juda taip šitą istoriją, mes dalyvavom įstatinio didinime, tada irgi dar nežinodami tiksliai net ką daryti, balsuojame, kad už tą didinimą, nors realiai esame prieš, bet galvojame, jeigu balsuosim prieš, jeigu ten po to nepaduos mums tų, neleis didinti, tai čia irgi būsim prašovę. Taigi rinkimai, kaip sakiau, ką daryti, man realiai visas tas fonas toks. Sėdžiu aš, atsiradė žodis biudžeto planavimo šeimoje, toks normaliai. Iki tol biudžeto planavimo nebuvo. Revorko knyga, kaip prieš 15 metų buvo perskaityta, kur biudžetas yra šūdas, tai taip ir gyvenom. Arba turi pinigų ir nereikia biudžeto, arba neturi irgi nereikia, taip varėm iš eigos. Čia mes jau turim biudžetą šeimoje ir mūsų išlaidos krito kokius 3-4 kartus. Aš nežinau, kur aš tiek išleisdavau pinigų, po to pradėjau žiūrėti, aš nesuprantu, kur aš tiek išleisdavau jų, kur mes kaip šeima išleisdavom, gyvenimas nepasikeitė. Aišku, COVID-as keliauti nereikia, gal nebūtina už viską apmokėti, nebūtinai ten tie naujausi dalykai. Realiai, nežinau, kitiems gali būti psichologiškai sunku, bet kaip sakiau, pinigai nėra esminis dalykas. Yra tokia situacija, kokia yra. Taikomės prie tokios situacijos, persidėliom ir su kemperiu visai faina pakeliauti po Baltijos šalis ir maistą pasigaminti namie, kam į tos restoranus vaikščioti. Žinai, prasme, tikrai viskas ok yra. Tie rinkimai tame fone, aš tą balsuokit ir ką aš žinau, tokį dalyką, kad jau iš patirties žinau, kad jeigu yra didžiulis neapibrėžtumas ir tu kažką nori daryti, daryk. Vėliau aiškinsiesi, tik turėsi daugiau pasirinkimo galimybių. Aišku, aš ir nenorėjau, bijau į tą momentą ateiti, kaip Langaitis kažkada atėjo, kad po to tektų, bet tokie. Taigi, čia dar tokia istorija, kad Tadas matau, kad į mane žiūri. Gerai, čia vyksta kažkas, bet mato akcijų vertę, girdi, ką aš sakau, mato jas rinkos vertę, girdi, kiek aš sakau, kaip man siūlo ir netiki manim, nes galvojant, čia tikriausiai man reiks pamėginti, Seimo čia kažką nesusitarė su Ignu ir čia sutvarkysim kitaip. Ir tas pats fonas, mes iki tol mes bendravom tik per teisininkus. Reikia pabrėžti dar prieš, kad mano nebuvo tikslas atsiimti akcijas, man buvo kažkaip grąžinti Igną
į pašnekesius, kad tiesiog mano tikslas toks buvo su ta byla, tiesiog, kad grįžtų jisai į pašnekesį ir į dėrybas kažkokias į sustarimą. Tai atvaro Tadas, sako, aš susitiksiu su Ignu, pašnekėsiu. Tai nežinau, Tadai, galiu tau, jeigu nori, gali papasakoti, gal skambės geriau. Aš manau, aš galėčiau, bet Tadas tikrai geriau perteiks. Tai ką iš čia veikia? O, fuck, čia daug žmonių Eimantai. Wow. Aš taip nemačiau atėjęs. Tai sveiki visi. O man kiek pasakoti, kad nepaspoilinti visas istorijos? Tiesiog savo 2 susitikimus gali, užteks tiek, manau, suprasti. Bet šiaip jūs matote, Eimantai, jūs matote nuoširdumą šito bičio. Tai kai jis atėjo pirmą kartą pas mane, aš jį visą laiką žinojau kaip vieną nuoširdžiausių žmonių gyvenime, kokį kada nors esu pažinęs. Ir kada jis man papasakojo tą istoriją ir kad va čia reikia to įstatinio ir aš galvoju, what the fuck? Nes jis negali daryti blogai, jis yra pernelyg geras. Dėl to jam nereikėjo atiduoti 25% už dyką, kurių dabar vertėjo 20 milijonų, bet padarėjo, ne? Pinigai nėra esminis dalykas gyvenime? Ir tuo metu, taip kalbant, Eimantas taip labai linksmai pasakoja šiandieną pakankamai viską, bet aš mačiau tą visą dramą galbūt šalia ir beproto sudėtinga buvo, nes tai yra tavo visa gyvenimo svajonė. Tu iš esmės supranti, kad tave atskyrė nuo įmonės ir tikėtina, tu niekada nebeatgausi šito dalyko. Tenai sukasi teisininkų sąskaitos, kurios jau buvo pasiekusios 5-0. Tada staiga jis jau tampa skoloj ir Kilo, ir Burgailai asmeniškai. Ir jis dar politikoje kažką bando padaryti. Guys, tai buvo beproto sudėtinga situacija ir ten reikėjo labai daug drąsos, iš tikrųjų daryti, ką jis darė ir kaip jis ėjo. Ir kada aš iš šono mačiau tą visą situaciją, tai aš būdavau ir naktim prabusdavau vien iš to jausmo suprasdamas, kaip Eimantas jaučiasi šitoj vietai. Ir kalbant apie Igną, tai aš netikėjau, kad jisai visiškai yra Putinas ar something, bet aš supratau galbūt iš konteksto ir aš Igną žinojau, jisai žinojo mane irgi ir aš sakau, Eimantai, aš šiandien pakalbėsiu, nes aš kažkaip visą laiką konfliktus tu sprendi dialogo būdu ir gyvenime dažniausiai išsprendi ir atrodo čia, naisi, pakalbėsi ir tiek. Tai aš sakau pas Igną biure, aš jam parašiau, susitikim, Ignas nežinojo, kad aš skolinu Eimantui pinigus įstatinio didinimui, jis net nežinojo, kad mes bendraujam. Tai čia apie taktinius gebėjimus jo taip ne ką pasako iš tikrųjų. Ir mes turėjom labai fainą pirmą susitikimą, mes pradėjom kalbėti ir aš visai taip tarp kitko bandau išklausyti, tai kaip čia su Eimantu, girdėjau čia gandų ir jis labai greitai numuilina. Ai nieko, tai čia viskas gerai, mes čia kalbam, čia vyksta procesai. Sakau, girdėjau, tai tu ten lyg ir perki akcijas, neperki. Jo, ten yra, o sakau, tai kiek jisai nori Eimantas už tos 25? Nesakau, aš čia su juo kalbėjau irgi. Sakau, jis sakė, siūlė 1 milijoną jam. Jis toks žiūri mane. Sakau, bliamas senis, sakau, durnas, sakau, davai, aš tada perku už 5. O mes jau su Eimantu buvom sudilinę, kad, aš tiesiog, realiai, aš galiu nupirkti ir tada gal jis nebepyks ant Eimanto, būsiu aš akcininkas, o mes ten jau, susižaisim. Arba mano mintis buvo tiesiog realiai, nes Eimanto mintis buvo tuo metu, jis sako, Tadai, man jeigu aš parduočiau už 3. Aš pamenu Eimanto šitą pasakymą. Sakau, tu durnas, Eimantai. Sakau, tu čia vertė atlyst 20 milijonų. Realiai, neįmanoma. Ir vat mes taip su Ignu kalbėjom ir aš sakau, davai, perku už 5, rytoj. Sakau, nesusiderinot, jūs sakau, davai, nusipirku aš. Ir sakau, davai, Ignai, dar on top investuojam, ir padarom aфиgeną mailerį. Tada jo labai pradėjo keistis tonas. Ne, tu čia nelišia mano reikalai. Sakau, bet jeigu Eima sutinka, tai sakau, tada arba tu mokėk 5, nes akcininkų sutartis, arba aš sumoku 5. Ne, tu čia, ne, senelizai. Ir mes turėjom tokį porą pokalbių ir aš jis jam rašinėdavau. Sakau, bet aš jau su Eima pakalbėjau, sakau, aš nuperku tas akcijas. Ne, tu neperki. Sakau, tada rašau. Sakau, pakalbėjau ir su Okmanu Tomu, sakau, gal tiesa netai jungiasi, sakau, kartu mes varom. Ir jis nesupranta, kas čia vyksta, žinai. Tada prijungiau Mantą Mikucką, sakau, žiūrėk, jau ir Kilo, ir tiesa netai Vintedai perka. Tada jis suprato, kad reikia veikti. Ir čia buvo turbūt vienas įdomiausių veikimų, kokie esu matęs. Jis man paskambino, sako, aš čia sugalvojau, sako, reikia susitikti. O mes, aišku, su Eimantu ten, tiesiai viską, kas, kaip ir kodėl. Ir sako, reikia susitikti, bet gyvai. Okei.
Sako, kur susitinkam, galvoju, plėt, kur čia susitikti? Sakau, davai submarinę prie Seimo. Pagalvoju, ten vis tiek įrašinėja. Tai įrašys. Nu ir mes susitikom. Atsisėdom ir jis toks labai pasimetęs, labai išsigandęs atėjo. Sako, žiūrėk, turiu oferį. Nu, sakau, žiūrėk, sen, tu sako, Eimantu biški bendrauji. Sakau, jo bendrauju. Sakau, davai, tu jį kažkaip įtikink. Kažkaip prikalbėk tenai visą, kad jis man parduotų už tą milijoną. Ne? Nes tu pasakyk, čia vis tiek nelaimės teismų senis. Sako, aš dirbu su geriausiais teisininkais. Nu, neįmanoma. Sako, jis arba nieko negaus, arba tą milijoną ramiai gyvena. Aš taip žiūriu, žinai, ir sako, ir jeigu tau išeis, aš tada tu sumokėsiu. Ir jis man pasiūlė ten ar 100 ar 200 tūkstančių eurų už tai. Ir va, žinot, aš tada žiūrėjau jiem taip tiesiai į akis. Ir va čia buvo ta akimirka, kai aš supratau, kad esi šūdo gabalas visiškas. Realiai. Ir aš jiems šitą pasakiau. Ir va čia buvo ta vieta, kada jau užverda kraujas, nes tu supranti, kad, nu, nes tu žinai Eimantą ir koks jisai yra, ta prasme. Plėt, ir tada galvoju, aš sorry šiais mažodžius, bet čia situacija tokia buvo, kad be jų nebuvo įmanoma. Ir aš tada jiems sakau, žinai, Ignai, sakau, fuck off, ta prasme, sakau, aš padarysiu viską, kas įmanoma, kad Eimantas laimėtų šitą situaciją, sakau, nesvarbu, kiek kainuos, bet kokia kaina. Ir mes tada paskambinam dar visiems įmanomam teisininkams, sakom, metam viską, kas yra įmanoma iš tą reikalą. Tai praėjo 24 valandas Ignas atjungė mūsų įmonę nuo MailerLite sistemos, Hilo Health. Ne visai, prie to dar grįšim. O mes buvom turbūt didžiausias jų klientas, nežinau, bent 4 milijoną mokėdavom per metus. Čia yra pirmas dalykas, kad ne viskas apie pinigų šitoje vietoje. Ten yra šitas principinis reikalas. Ir tada dar buvo labai įdomi istorija, nu, kad jis man niekada nebetrašė iki šiol. Aš turiu chatą, kur aš jam esu parašęs 30 žinučių, skirtingų, jis visas yra užsynęs. Ir ten tokios buvo kaip dar kartą didinami statinį kapitalą. Eimantai, aš jau beveik nusipirkau MailerLite. Nu, tokias trololo, ta prasme. Pažiūrėti apie ką kas. Ir gavas taip, kad dar praėjo porą savaičių, gavom skundų daug iš policijos, prasidėjo VMI operatyviniai tyrimai. Pradėjo skambinti žurnalistai. Ir tada galvoju, what the fuck? Tada aš nuvarau tą policiją, galvoju, kas čia per skundas? Ten yra tokia papkė. Ir man parodė tą papkę. Ir aš skaitau ir lygiai toks pat braižas, kaip dokumento, kada mums nutraukė MailerLite paslaugas. Tas pats teisininkas gal, žinai, exactly. Kovas kitas. Ir tada, kai tai nuvažiavo, kai tai tik buvo įsiusta policijai, policija pradėjo tyrimą, nes jie privalo pradėti. Tai reiškia, tik statusas yra pradėjimo ir tada kitą dieną visi žurnalistai gavo šitą tyrimą. Čia, man atrodo, netgi yra, iš Delfi, Savickas, Edgaras, tai aš pasirva, nuvariau pirmą, ir galvoju, va čia dabar kažkas negero bus. Tai va, ačiū už supratimą, nes kai mes pradėjom kalbėtis, labai greit suprato, kad čia something wrong. Jis taip žiūri mane, sako, va, tai čia kažką daro. Tai va, tai žiūrėkit, aš nenoriu tęsti toliau, Eimantas papasakos istoriją. Aš galbūt tik, šiaip, jeigu aš būčiau Ignas ant galo, ir kažkur vyktų renginys su 600 žmonių. Against me. Nu fuck. Aš ateičiau ir pasikalbėčiau. Ir Ignas gavo kvietimą čia ateiti. Ir mes, žinai, nes jis sakė su Eimantu, mums sako, bet jeigu iš čia ateis. Ir kadangi mes buvom šitoje situacijoje, mes taip smagiai pasijuokėm. Nežinant, tiesiog supratom, kad tai yra neįmanoma. Tai aš tiesiog noriu padėkoti Eimantui, kad jisai dalinasi tokiais dalykais. Nes tai yra nuostabu ir tai daro mus stipresnius, nes žmonės kartais, turėdami pinigų ir šiek tiek galios, jaučiasi pernelyg už tai, kad gali padaryti viską. Tai aš manau, mes čia turim naują kartą, kuri gyvens nuostabų gyvenimą ir kurs nuostabę šalį. Tai ačiū tau, Eimantai, už tai. Dėkui, Tadai. Tadas truputį sudėjo viską į vieną vietą, ne viskas ten taip greitai vyko, bet prie to prieisime. Taigi, toks buvo susitikimo Tadas rudenį su Ignu. Gaunam atsakymą dėl produktų, dar vienas iš ateina, kad neužteko laiko, dar reikia 20 dienų, nes ne visus ofise rado. Įmonė remote first, fully remote, iš esmės ofise tikrai tai, kas ateina, bet na, kažkaip tas tyrimas vyksta. Aš, jeigu tokį tyrimą daryčiau,
tikrai aš esu netoks geras žmogus, kaip tas galvoja, bet aš jeigu tokį tyrimą daryčiau, tai aš jį naudočiau galams suslėpti. Ten nežinau, kam jį naudoja, bet po jo paaiškėjo, kad ten niekas nieko nežino, apklausė visus, Gedas nieko negirdėjęs, niekas nieko, nematyti produktai iš kažkur ten atsidūrė, niekas nieko nežino. Tada dar vyksta vienas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, Gedas nuo vadovų pasitraukė, Marta teisininkė įmonės tampa vadovė. Reikia dar pabrėžti, visa, kas vyksta, visi šitie procesai dažniausiai vyksta penktadienį. Penktadienį vakare tu gauni kažkokį iš teismo, ar iš teisininkų. Čia yra psichologinė taktika, tiesiog kiekvieną penktadienį tave, nori, tu savaitgalį galvosi apie tai ir tu galvoji apie tai. Tai kaip tą perlaužti, nusiteikti, kad tu kiekvieną penktadienį gausi ir tada, kai negauni, švenčiam šiandien, žinai, tai visur žmonės yra gana tokie adaptyvūs, padarai, gali greit pristaikyti prie bet kokių situacijų tikriausiai, iki galo gal nepavyksta, bet galima tą linkmę judėti. Tai čia lapkričio mėnesį pamatom TRC technologijas atsiranda, žiūriu, gaunu ten screenshotus iš Hebros, siunčia, sako, kas čia per pranešimai, kviečia mus ten jungtis. Čia galite paskaityti, kadangi filmuoti neleidžiam, tai iš esmės į rekvizituose Igno valdoma įmonė, ten žiūrim, darbuotojų skaičius kyla, Mėlylaitė pradėjo staigiai kristi darbuotojų skaičius, TRC technologijos per įsikūrusios paskui lapkričio mėnesį iš karto uždirbo porą šimtų tūkstančių eurų perno, puikiai sėkminga įmonė, matom, kas vyksta, aš matau tą kitaip, fonas vėl toksai, jisai aštrėja, taigi ir mes vis tiek bandėm iš savo pusės tos argumentus, tos ieškinius dėlioti, kad prasidėtų tos dėrybos, jos vis tiek nevyksta. Nenori, aš vis tiek matau, kad turime rasti sprendimą, negali būti. At the end of the day, tu vis tiek, tu gali, tie akcininkai nesutarti gali, tam būna visko, tikrai gyvenime. Čia sėdi krūva žmonių, kurie tikrai nėra šventi, praėję per kažkokius ten tokius etapus, turbulencijas, bet vis tiek kažkur tu susėdi, surandi sprendimą. Kažkokia, ar ten labiau tinkantį, ar ne mažiau. Taigi mūsų dėrybos prasideda, jis vyksta per nuotolį, aš su teisininku dalyvauju, Ignas su teisininku, iš esmės aš ten ateinu su 3,5 milijono pasiūlymų, ten stumdomės, sėdim. Aš tuo metu jau teisminis procesas dėl restitucijos, matau, kad toj prasidės ir žiauriai sunku tos dėrybos vesti, nes iš esmės, ką aš jaučiu, tokį, mano tas matymas toksai yra, aš taip ten interpretuoju, kad kita pusė tiksisi kažkokį klausimą užduodami taip, kad tikisi išgirs tai, ką vėliau galima būtų byloje panaudoti. Ir aš tokį, tą turiu jausmą ir aš automatiškai tos dėrybos gana psichologiškai sunkios, nes tu negali atsipalaiduoti, visą laiką turi sekti tai, ką tu atsakai, tos klausimus, negali tiesiog seniuk, davai, pasišnekam čia, davai, čia, taip ir taip, tiesiog visą tai oficialiai vyksta. Toks, iš tiesų, laikas ir man toks, nežinau, aš taip sėdžiu ir galvoju, hebra, mes čia apie kažkokius unikornus šnekam, čia kažką, aš tai planuoju valstybiniam darbę dirbti, bet jūs čia apie unikornus, kažkas darė grįžę taip ir dabar sėdit su manim, kažkokius mes čia centus stumdom, realiai, centus ten, 1010, ten, kažką čia. Ateinam tada, toks, nežinau, man net liūdna iš tiesų, bet tada žiūriu ir liūdna. Taip kaip aš mačiau, pavyzdžiui, Igną iki tol ir taip kaip aš ten matau, tai yra absoliučiai du nieko bendro neturintys žmonės ir man liūdna, bet iš esmės dėrybos vyksta, finale kažkokį randam pasiūlymą, ten 2 milijonai per 6 metus, ateina, sutarėm 2 milijonai, tada ateina jie vėl, sako, per 10 metų. Galvoju, tai rubliais toliau tikriausiai, nežinau, čia bus mokama. Akivaizdu, kad nėra pasitikėjimo tarp mūsų, jis jo nėra ir aš, pavyzdžiui, suprantu taip, kad aš antro mokėjimo negausiu, aš tokį turiu, pagal visą foną, kokį aš matau, pas mane tokia mintis yra, kad antro mokėjimo negausiu, tik pirmą, realiai. Nerealu antrą gauti man, taip atrodo. Ir aš tokią pasiūlymą negaliu priimti, mes dar ten nusidarėm, ar ten iki 6 metų, po to Ignas vėliau sakė 4, bet man to 6 metai buvo, bet iš principo nekeičia. Aš dar bandau sakyti, kad tai pirmo mokėjimo padarom didelį, kuris kaip ir garantas bus. Bet, nėra pinigų įmonėje, nėra nieko, netinka. Mes vėl einam ant to, kad jeigu ten man 2 siūloma, tai mes galim kitą dieną atnešti ten, nežinau, įmonė čia aiškiai įvertinimas 8 milijonai yra, mes galim, nežinau, už 16 nupirkti visą įmonę, už 30 nupirkti ar kemų, tiesiog mes matome žymiai didesnę vertę. Ir, bet netinka šitas variantas, taip nebus, čia tik iš manęs gali būti perkama. Tai tas gauna ir dar irgi pastabų, kad kaip čia tai būtų suderinta, mano tokių pinigų srautai, pirkimas įmonės su mano kažkaip planuojama politinė veikla, tokių pastabų gal prasideda teismas. Teismas vyksta taip įdomiai, tai yra iš esmės dėl restitucijos, nes pradedam teismo procesą ir viskas vyksta nuotoliu, mano teisininkai, Igno teisininkai ir kaip vyksta, pavyzdžiui, teismas. Tai aš turiu savo istoriją, jie turi savo istoriją. Ir
einama, pavyzdžiui, per mūsų istoriją pradedama eiti ir čia labai nuo teisininko ir priklauso, kaip tas, nes iš esmės, ką tavo tikslas kaip teisininko yra prigauti kažkur tą kitą pusę. Tu klausinėjai apie vieną kažkokią vietą, kuri, tarkim, ne iki galo galbūt aiškiai parašyta, tada nušoki kitą vietą, per ten tiesi ir tada šoki atgal į tą vietą visai kitus klausimus, bet tikslas išgauti panašią informaciją, kuri būtų kitaip pateikta ir parodyti, kad tai nebesutampa. Tai toks, pasiekilaitį pasidėjimas 8 valandų. Tai toks pasisėdė, dar pabūni, tada iš esmės tas teismo procesas įvyko vienas, užbėgant už akių, vėliau teisėja nusišalino nuo viso proceso ir pametė teismą, išėjo advokatauti. Čia nesusiję, iš to žinau istoriją, iš netyčia sužinau iš šitos pusės, jinai tiesiog taip, čia nieko bendro nėra, bet tiesiog tai teisininkai vėl žiūri jo fondą, nieko nėra čia paprasto šitam gyvenime su tavim. Tai ir gruodžio mėnesį gaunu pasiūlymą iš Simono eiti į aplinkos ministeriją, eiti į patarėjo poziciją. Foną matot, aš normaliai skoloju, pinigai atkirsti, čia dar kažkokie finansai yra, bet iš esmės valstybinis darbas, ten ne, dabar aš jau poziciją sukuriu, kur gerai apmokamas, bet mano ne, tikriausiai nebuvo, ką ten nėra kas slėpti, tikriausiai kiek čia yra Laura, nenulius 1500, 1600, bet čia rankas ne popieriaus. Tai iš esmės, tai galbūt nėra tam politinio pasitikėjimo pareigūnų didelės algos, bet iš esmės, aš turiu spręsti, ką daryti, bet manęs suprantu, kad nei tokia, nei kita su mane išgelbės. Čia tikriausiai apie kitur visai sprendimas turi būti. Ir vėl, neapibrėžtumas, ką daryti, aš dar sakau, Simonai, palauk, dar mėnesį, žinai, aš dar čia gal susitvarkysiu, aš visą Simoną, aš tikiu, kad mes turim rastą, kalėdos ateina, gal čia rasim susitikimą, sutarimą, bet nepavyksta ir tada sakau, Simonai, velniop, jungiasi, važiuojam, darom čia nais. Tiesiog nenorėjau po to gailėtis to momento, kad kažkada išsprendus, aš nebūsiu priėmęs, ta prasme, tiesiog taip tą mačiau ir davai, sakau, darom, važiuojam. Tada dar kreipiuosi ir Eimantą, jis mano kursiokas buvo, grupiokas gal kažkurio momentu, sakau, pagalbos, kad gal jisai čia gali kažkokį irgi, nors ir prieš tai buvo kreipęs, bet iš esmės, kad dar asmeniškai susitinku, psichologinę pagalbą gal pasiimti kažkokią, nuramina jis mane, dar pasiūlo teisininkų pagalbą jisai iš esmės ir ten, ir už padengimą tų teisininkų, ta prasme, tikrai matė situacijų irgi, ten visko buvo, tai tiesiog tikrai dėkui Eimai už šitą visą ir tą susitikimą ir tą pagalbą. Vėl tada įvyksta neeilinis dar vienas visuotinio akcininkų susirinkimas, OB Milelait keičia pavadinimą OB MLR grupę, tai tampa holdingu, atsisako realiai darbuotojai, atsisako prekių ženklų neatsisako, bet darbuotojai atsisako, iš esmės foną matot, foną mačiau aš taip pat ir toliau važiuojam, iš esmės tai įmonės pavadinimas realiai tampa prekių ženklų ir tu įkeiti, tai nežinau, čia yra kažką reiškia. Tada vėl įstatinio didinimas, tiesa, pagal verslo planą buvo numatyti 2 įstatinio didinimai, dabar prisimenamas 2 ir vėl 1 000 000 eurų. Šį kartą, jeigu nesudalyvautų, nebebūtų taip blogai, būtų jau tik per pusę mažėtų akcijų dalis, bet mes planuojam dalyvauti. Su Burgaila, pamenu, sėdim Turkijoje, balkone, Burgaila sako, Eima, kaip tu nenusižudai? Bet galvoju, Burgaila, tu tikrai psichologinę pagalbą nereiktų leisti. Sakau kažkaip, normaliai viskas, kažkaip varau, nežinau, sakau. Tiesiog toks gyvenimas, žinai, tai gal taip iš jį priimu. Ir gyvenam vieną kartą, ne 2, kaip kažkas sakė, ir tu, kaip yra, taip yra, tiesiog prisitaikai. Kaip ir verslė, svarbiausia savybė yra gebėjimas prisitaikyti prie sąlygų. Tai kaip greitai prisitaikai, kaip greitai sugebi tą padaryti, taip tikriausiai nuo to ir priklauso ir gyvenimo kokybė, ir to paties verslo dydis. Tai vėl gaunam, tada toks įdomus dalykas įvyksta, kad Ignas tiesiog parašo laišką, ir ten jis lekia išsiunčia žinutę, aš jos čia nekopijuosiu, bet man Hebra irgi siunčia, Eima, what the fuck, kas čia vyksta. Žinutę sutrumpino šią, kad žodžiu, jisai gerumo akimirką davė man, įsikūrė Milelaitą, davė man akcijų, dirbo blogai, todėl dabar, nežinau, išsiskyrėm, tada aš dabar verčiu išpirkti už 3,5, jis siūlo 2 milijonus per 4 metus, aš nesutikau, kreipiausi į Kilo ir kitus didžiausius startuolius, kurie prisideda prie spaudimo su tikslu perimti žmonės. Ta prasme, kažkoks ten toks surašytas ir, tarsi temos nebuvo, bet Milelaitą Ignas sugalvojo, padarė, dar mane pasikvietė ir kažkodėl man tiek akcijų davė. Jis taip tą mato, aš matau kitaip, galvoju, reikia man savo laišką parašyti įmonį. Tvarkoju, tu rašai, aš tada rašysiu. Sėdu rašyti tą laišką, irgi parašau laišką lietuviškai, angliškai. Kaip ten, nežinau, čia turiu aš ten tos kontaktus, bet galvoju, čia dūmų šaškę numesim, nuskaitau dar jų about page vardus, pridedu Milelaitį mailus, išsiunčiu tiem laišką,
tyrimas viduje įmonės vyksta, visi, o čia įmo kaip gudriai sugalvoja, čia nuo about page skaitė, kažką ten būtų rašant. Tas galvoja, gerai, taip ir turėjo būti. Tai aš įsiunčiu tą laišką, bet aišku, kad tapo aišku įmonė, kad kažkas leko lykina kanalus. Iki tol tai mes ten, nežinau, vat kas mane dar labai laikė žaidime, kad Hebra žiauriai padėjo MailerLite'o ir žiauriai padėjo, visą informaciją aš realiai kontroliavau, iš tiesų kokie ten buvo, viską turėjom ir dokumentuota, ir ten anstoliuota, ir dar kažkas, tai tik ieškinių nepaleidome. Kažkaip iki galo vis tikėjomės, kad ir to paties MailerChecko, kad tarsi gal pavyks darybos ir mes taip ir nepalaunčinom. Tai čia jau kažkurio metu prisijungė TGS-ai, jie irgi prisijungė prie papildomai. Dėl eimio pagalbos, jis juos rekomendavo ir realiai Kobaltai prie vienų bylų padeda TGS prie kitų, mes ir įstatinių didinimų skundžiam, viską bandome skusti, žiūrėti, bet pas mus irgi ekonominiai kriterijai Lietuvoje veikia įstatinio didinimas, iš esmės teismas sako, čia ekonominis kriterijus ir mes nelabai galim kištis į šitą dalyką, nes įmonės sprendžia, gal čia įmonės išgyvenimo klausimas ir čia toks labai sudėtingai įrodyti, kad čia realiai kažkas netaip vyksta ir teisiškai tai yra teisingas gali būti argumentas. Taigi turim aš laišką vieną, jis kitą, bet tada gegužės mėnesį vienas žmogus atleidžiamas, sako, ten buvo atleistas kažką, ir ten jis dar bando geresnės išsiderėti kažką geresnę išeitinę, bet jam pasakoma, kad realiai, tu bičias ten privačiuose kanaluose kažką rašinėja apie įmonės vadovus, šmeižiai, ir ten kiršinai kolegas, matyt, apie mane rašė gal kažką, tai apie mane teisybę rašė, tai taip kolegas kiršino. Tai iš esmės, lieka, galima skaityti, realiai, čia galima. Pasižiūrim akurat, yra toks modas, galima skaityti. Ir ten kiekviena įmonė gali net darbuotojas pasitikrinti, nes tu kažkaip atsidarai ten kažkokią vietą ir gali pažiūrėti, ar čia tavo accountas yra readable ar ne. Tai toks, okei. Tada įvyksta Kilo atjungimas nuo MailerLite'o. Jau kai tai įstatiniai visi pradėjo didinti, mato, kad mes žaidime, kad mes jame dalyvaujam. Čia tada nieko prieš, kad tavo žinutę paviešinsiu, bet iš esmės Kilo Health'as ir gegužę gauna, kad jis pašalinamas iš MailerLite'o ir birželio mėnesį turi išsipakuoti. Vienas dalykas, tai Kilo didžiausias klientas per metus sumoka 205 000. Tai jeigu mes dabar įmonė buvo parduota realiai grubiai, tikriausiai galėčiau spėti, kad yra prie 6 koeficiento X pajamos. Tai jeigu Kilo sumokėjo po 205 000 ir iš išmetė, tai realiai pardavimo metu buvo prarastas 1,5 milijono. Tai iš esmės, ką aš galiu pasakyti, Kilo susijama Hebra, Pauliau esi čia, maladėt, žinok, už visą perkelimą, aš jaučiuosi blogai, nes žinau, kad aš įvėliau Tadas įvėlė įmonę, aš dėl viską, bet Paulius sukandęs dantim padaro šitą projektą iki galo, paima, perkelia visą pas kitą tiekėją, nesiskundžia, Tadas dar parašo laišką, kad irgi žmonės žinotų, kas vyksta ir dėkui Kilo, kad taip ramiai pažiūrėjote šitą, jeigu kažkas ir keikėtės, tai patikėkit, mato dėl ko. Tai prasideda mediacija mūsų, pamato, kad čia tų ieškinių krūva, sako, Hebra, susitarkit, vaikai, gyvenkit draugiškai, žiūrėkit, sako, mediacija yra toks procesas pas mus, realiai sukviečiam vieną pusę, kitą ir jie ten tarpusai prie teisėjo pasišneka. Aš ateinu su teisininkais, ateina Ignas su teisininkais, Gedas, Marta, Ignas su teisininkais ir visą laiką aš dar kažkaip tikėjau, kad Ilma čia, jinai tokį neš blaivaus proto, gal kažkaip, taigi matau, kur veda, ką aš ten per ieškinius gaunu, kad jeigu vėliau čia bus tai tie dalykai paviešinti, dažnai nebus gerai, žinai, bet kažkaip, nežinau, kas ten ką tik po to motivavo, bet iš esmės jinai nesikiša, bet vaizdas toks vyksta, kokį mato. Tai mediacija ateinam ir mes ateinam tą susitikimą, Ignas, Gedas, Marta, jo teisininkai, mano teisininkai, teisėjas sako, klausykit, aš teisininkas nelabai tikiu, žinokit, nieko gero nepadaro, lauk visi, tik tegu šitą Hebra lieka. Ir aš taip, okei. Jie irgi, čia teisininkai turėjo šnekėtis, mes pasidėti taip pat. Davai, sėdėm, šnekėkimės tą kabinetą, ateinam, pradedam šnekėtis. Ir vėl ten ta istorija, kaip čia nelabai nori pirkti mano dalies, bet jeigu pirktų, tai čia už nedaug, aš tada sakau, tai aš galėčiau iš jūsų pirkti, mes nelabai norim parduoti, ar čia pinigų nėra mums pirkti patiems. Aš ten dėl kokių klausimų paklausiu, ar tiesa, kad tu ten TRC technologijas, ten iš MailerLite'o ateina žmonės dirbti, sako, aš neprivalau to atsakyti, nežinau, sakau, dėkui, atsakei. Tai toks vyksta ta mediacija, mes ten šnekamės ir po to teisėja sakė, po to dar grįšim prie tos mediacijos, bet ten, žodžiu, teisėja po to sakė, tai mano pusė buvo. Žodžiu, bet priešingai negu kitam susitikime. Tai vyksta jinai, tada įstatinio nepriimamas didinimas mano, aš įnešiau pinigus, įmoniai
šakės, kaip reikia pinigų, iš akcininkų reikia lėšas imti, nes iš kitur negauna, akcininkas įneša, sako, seniuk, reikia pinigų, bet ne iš tavęs, nes Vagaitis, Kurtulis, Jasaitė rėmė Tėvynės sąjungą per rinkimus, Eimantas yra paveikiamas politiškai asmuo, kaip sakant, potencialiai korumpuotas, o Monika turi darbą. Tai dėl to negalim priimti pinigų. Nu, okei, tokie argumentai. Aš tik, kur mes čia pataikėm? Kažką, nes galvoju, kokį čia mes kažką sugriovim, kažkokį planą, man taip atrodo, kažką mes čia nesuprantu, bet kažkas čia vyksta. Tada vėl neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyksta, kurio metu įmonės struktūra tampa tokia, kad MLR grupė pradeda valdyti, į kurią mano nauja MLR Group Inc., o Mailer Light Inc., amerikietiška irgi įmonė, jinai pradeda valdyti, jinai valdo prekės ženklą. Iki to jau buvo valdyti, bet dabar struktūra pailgėja. Tai dabar tikrai neteigiu, kad jie taip galvoja padaryti, bet kaip aš būčiau padaręs va šitą schemą, jeigu tokią turėčiau, ne? Galiu papasakoti, kaip aš būčiau, nes aš nesu geras žmogus. Tai aš paimčiau, bet irgi tam, man atrodo, buvo vertinimą įmonės užsakė. Bet aš būčiau užsakęs Mailer Light Inc. vertinimą, įmonė paskutiniai metai sudėtingi, ten kažką dar, ten kokie ten 6-7 milijonai būtų įvertinimas, tada aš ją parduočiau kam nors, gal kažkokį savo įmonę išparduočiau, nežinau. Ir tada aš padaryčiau, ką pinigai ateitų MLR Group Inc. į B įmonę, A įmonė, akcininkas prieina tik prie A įmonės lėšų. Ir aš tada pagalvočiau, kad tą B įmonę man reiktų žiauriai pareklamuoti pasaulyje už milijonus, kažkokius 7 milijonus, už tiek, kiek aš pardaviau tą Mailer Lightą. Ir pareklamuočiau ją gerai, bet finale kažkaip aš esu prastas marketingistas, jaučiu, kad man nepaito tas reklamavimas ir įmonė neliktų pinigų, naudos irgi nebūtų. Nu ir ką, tada pas mane liktų tiesiog įmonė, bet nieko. Nu, nekoks iš manęs verslininkas iš tiesų. Tai va tokia, aš taip dėliočiau šitą. Bet aš laiką toks blogas žmogus ir pagal save galvoju, bet ten tikiu, kad kitaip matė. Tai tada ta pretenzija kilo ateina Tado, kur ten, policija, čia irgi, dar tiesa, pas mane namas sudega, sodyba mano, čia irgi paraleliai. Tai toks, po to, kai sudegė ir matau skelbimus, kad kažkam reikia, namo sudegė, reikia paremti, tą paremiau. Filai, čia niekam nelinkėčiau. Tai bet čia nesusiję, dalykai, tikrai ten elektros instaliacija kažkas ir tiesiog šiaip gal toks sutapimas bendram fone visame. Taigi aš ten, apie Tadą irgi reikia pasakyti, kad ten, tai aš esu ten skoloj, nežinau, 600-700 tūkstančių, ten varom mes toliau įmonės struktūrą, man sakau, blogiausia visą laiką galvoja, blogiausią variantą, nieko negaliu su padaryti, negaliu patikėti įmonės viziją, man blogiausias variantas vaidenasi ir ta pretenzija ateina, Džyzus galvoja, dar aš čia visą įmonę toj teismų dar po policijos, po Delfis vaikščioti, bet okei, praeina. Ir Tadas skambutis Signa. Galvojame, viešin, neviešin, bet neviešinsim iš to skambučio, bet iš esmės tai ten yra pure gold, bet Tadas yra pure gold aktorius, o ten kažkodėl Ignas nepadėjo ragelio ir įtęsė skambutį, nereikėjom taip daryti. Tai iš esmės trumpai, tai nežino Eimanto, nežino Mailer Lighto, neįs priema sprendimus. Tai kaip pažiūrės, jeigu nežino partnerio Eimanto, jis nežino partnerio Eimanto, nes manęs nelaiko partnerio. Jeigu jis nežino Mailer Lighto, taip, nes Mailer Lighto nėra, yra MLR grupė. Ir neįs priema sprendimus, tai nežinau, gal aš tai galvoju, kad pas jos įmonė jau akcininkai pasikeitė, jo kontroliuojančių įmonė, kur kontroliuoja, ir man vėl tokie blogiausi variantai, kaip blogam žmogui, aš iš karto blogiausias matau, kad čia toje viskas gali būti išdėliota. Bet sakau, jie ten visai kitą viziją turi, visai kitą verslo planą ir tikiu, kad daro viską planuoja gerai daryti. Bet man kažkodėl vis blogiausias variantas. Ir po to skambučio tampa aišku, kad čia gerai nesibaigs realiai, ta prasme jau matom visą struktūrą ir realiai aš kaip matau, kad tikriausiai, kaip aš matau, kad tiesiog to nieko neliksim, tada kas bus, mes toliau teismuose kovosim, motivacijos kovoti, kai tu turi tą tokį tuščiai sunku, bet vis tiek kovoti ir laukti, kol kažkada bus prekės ženklas parduotas. Tai jeigu pardavinėja, realiai, tada jau labą dieną, hebra, neuždarytų yra reikalų. Tokią turim, bet okei, bet tai fonas, sakau, toksai, kad einam, čia į pabaigą, klausimas. Galvom, ką daryti dabar iš esmės tokiam momente esam gyvenime. Tadas, aišku, irgi žmogus įdomus, ką sakau, ten pavedimą man padarė 700 tūkstančių su viršum. Sutartį pasirašėm tik todėl, kad bankas reikalavo, nes sako, kažkur čia pinigai per didelį vaikšto. Tai čia apie pasitikėjimą tikriausiai. Tai ir ką daryti, to pasakot viešai tas momentas ir galvom, gal bandyti čia eiti tada, dabar visiems papasakot, kad situacija, kaip mes matom, kas vyksta, kažkokią pagalbą tikėtis, kažkaip turim sustabdyti tokį, nežinau, man atrodo, savižudybių aktus šiandien ir reputacinius, ir finansinius. Ir
Bet mes nugalvom, bet jeigu mes išeisime nesusidomės, nepavyks, tai viskas. Mes sudėgėm realiai paskutinį šūvį šovėm, viskas. Mes realiai viešumas nepadėjo, tai viskas. Ta prasme, ten jau nebėra daugiau ką daryti. Ir pasiruošėm ten ir visus, ir laišką aš pasiruošiu viską, ir unicornai ten asociacija, viskas gerai, palaikysim, ta prasme, dar kažkas ten viskas dėliojam, bet žinom, kad šitas šūvis, jeigu nepavyks, šakės, viskas. Ta prasme, tai toks, ir nesirenkam šito sprendimo. Pasirenkam kitą sprendimą. Ir tikriausiai istorijos pabaiga pati, jinai buvo ilgesnė, bet aš papasakosiu ją trumpai, suprasit kodėl. Tai paskambinam Gediminui pagalbos. Realiai Tadas prižiūri šitą procesą, jis įdilina, įsiveda, nes koks pičas dar lystų į tokį reikalą. Bet Gedas sako, startuolis investuoja, jam įdomus keisas ir aš pasakau savo sumą, tikriausiai, kuri daug kartų kartojasi šiandien. Gedas sako, super, važiuojam, susitinka su... Darau, ten dėrybos. Iš tiesų kietas bičas Gedas yra, čia tikrai jisai ne veltui ten yra, kur yra, bet jis tą turi ir dėrybinį, ir visai kitoje poziciją, ir visai vienas dalykas, jis perka iš manęs akcijas, bet mes parduodam net netiesiogiai akcijas, aš parduodu visą įmonę savo su visom akcijom, tiesiog, kad nebenaitų Ignui ir net negautų iš pranešimo. Kaip čia juokavom namie, kad reikia kėdutės vaikam parduoti su mašina. Tai čia tokia ir Gedas tikrai, jisai, mano manimu, puikiai suvaldė procesą, jisai tame turėjo patirties, jisai kito lygio žaidėjas, kiti finansai, visa kita ir nebeliko argumentų, kažkas dirba, nedirba, ta prasme viskas išsigrynino ir šitą istoriją baigėsi, sakau, kad nors gal, tai netęsiu toliau, kad po to nepripasakočiau, bet iš esmės baigėsi taip, kad čia vakar šitas pranešimas išėjo, Orienai pasigyrė, kad jie finansavo, mes tą žinojom visą dalyką, bet iš esmės taip ir buvo prafinansuotas sandoris, tai iš esmės, nežinau, Gedas išsprendė šitą klausimą ir didelis jam dėkui. Ir čia ta istorijos pabaiga. Tai tokia, kad įmonė apsitino, aš gavau lėšas, kitą dieną paskaičiau pranešimą, kad įmonė išėjo pasitraukė, buvo parduota, eksitas įvyko, tai manęs visiškai nenustebino, ta suma, ta prasme, taip tikriausiai panašiai ir matėmės tų momentų, tiesiog gal taip greitai nustebino, bet aš tiesiog, kaip žmogus, aš tiesiog nenorėjau nieko turėti nuo pat pradžių, kai tik viskas prasidėjo, aš tiesiog norėjau iš ten dingti, aš nieko bendro neturėti su jais. Jie gal su manim norėjo turėti, nes kažkodėl laikė mane visą laiką taip arti, bet aš nieko nenorėjau su jais bendro turėti, norėjau tiesiog man tiko viskas, kad iš ten aš pasitraukčiau. Ir tiesiog man per gyvenimas per brangus yra realiai, kad tu turėtum reikalų tokioj formai. Taigi istorijos pabaiga, jinai yra tikrai nebloga mano manimu, aš išlindau taip, kaip norėjau ir čia be proto dėkui visiems, kas dalyvavo, visiems, kas padėjo. Čia, kaip sakiau, Tadui mišes užsakysiu, kada nežinau, bet tikriausiai nėra formos atsidėkojimo, bet visai meilė laito hebrai, kurį man padėjo, nežinau, nevardinsiu, kad po to irgi ieškinio negautų. Tai dabar tikriausiai... Gerai, po to užbaigsim išvadom kažkokiam gal, bet gali... Ok, aš gal šitie dėl pabaigos pačios, nes ten, tokia rimta pavardė buvo, tai gal ne iki galo išėjo suprasti, nes mes su Eimantu sėdėjom ir galvojom, ar eiti viešai, nes čia gali būti paskutinis šūvis ar kažką daryti, nes, žiūrėkit, jūs matėte, kaip atrodo įmonės, tu supranti, kad pirkėjo Eimanto akcijom rasti iš esmės buvo neįmanoma, nes tu turi būti beprotis. Kad pirkti tuščią įmonę už didelę pinigų sumą. Tai, bet mes tada ir pagalvojam, kas yra beprotis, kurio gali įsigasti Ignas. Tai Gediminas yra toks playeris, jeigu jam tu parodai tą, kur ten buliam rodo raudoną spalvą, tai jis puola šitoj vietoj. Tai gavosi taip, kad Eimanto tas noras buvo 3 milijonų, tų 25%. Tai mes suvokiam, kad noras turėjo būti 20 milijonų, nes vertė tokia buvo, ne? Bet Eimantui buvo keitė 3 milijonai, tai iš esmės ten ir buvo tokios labai stupid simple dėrybos, kad Gediminas sako, aš sumoku 3 milijonus ir tada jisai nusiperka ir jisai parduoda dvigubai brangiau Ignui iš karto, nes jis žinojo, kad jis tą padarys. Ir jis tą padarė per 1 savaitę, iš tikrųjų. Ir įdomus faktas, kad ta diena, kada Eimantui krito tie pinigai po tų 2 metų proceso, ir mes buvom tokie laimingi, nes vis tiek,
iš nieko gavosi laimėjimas, gavosi puikiai istorija ir tik tie pinigai krito, išėjo tas 90 milijonų pardavimo dylas. Spėjom pašvesti gal 1 valandą ir tada tokį supranti, supratom tą realią vertę, bet tai ne apie tai turbūt, prasme. Tai galbūt norėjau uždėti taškus ant jį pabaigoje, kad suprasti, dėl ko čia atsirado tas žmogus ir kaip baigėsi. Tai čia gal Tadas, dėkui Tadai, praplėtė truputį, čia aš manau, kad irgi dar toli gražu nuo visos istorijos, bet reikia suprasti tikriausiai. Tai jo, ir aš esu patenkintas, va čia ir esminė momentą, čia nėra kažkokia ten pretenzija ar dar kažkas, ten tą laišką, kur tą pranešimą apie šitą renginį aš ten parašiau iš kažkokios Graikijos salos, ta prasme, realiai fainas gyvenimas, puikus ir aš tikrai neįsikabinęs, reiks dar tų pinigų užsidirbti, žinai, tai čia yra, čia va tas ir yra dalykas, nes kas yra tai, ką gali visada parduoti, bet niekada nusipirkti. Tai yra reputacija. Tai yra reputacija, iš esmės. Tai visą tai yra lengviausiai parduodamas dalykas ir tu negali tiesiog jo vėliau nusipirkti. Ir visą tai, kai baigėsi, tai aš dabar žiūrint atgal tikriausiai, kas įvyko ir svarbiausias dalykas tai yra tai, kaip tu leidi tą laiką gyvenime. Ir pas mus laikas supynės buvo tokias paveikslas, pas mus office ir buvo parašyta don't forget to play. Ir man atrodo, čia aukso žodžiai gyvenime. Don't forget to play. Čia yra esmė, žinai, ne tai, kiek tu pinigų turi, ne tai, kiek tu jų turi, bet kaip tu juos uždirbai, kaip tu mėgaujasi su jais, ką tu darai, kiek tu pinigai tai yra, ką tu gali kitiem padaryti iš esmės. Tu turi labai limituotą poreikių skaičių. Ir tas dabar tikriausiai, bet irgi čia klausimų buvo, gal bus dar daugiau, bet vienas iš jų buvo, ką daryčiau kitaip. Tai, vėl, tai tikriausiai ir tikslas mano istorijos buvo papasakoti, ir jeigu bent kažkam jinai padėtų, bent kažkokiam founderiui pradžioj susidėlioti viską, išvengti tokio konflikto ar kažką atgrasyti, tai yra, tai jau sakyčiau, kad tai buvo verta pasakoti šitą istoriją. Ir čia esmė yra vėl daug girdėjote apie tas akcininkų sutartis, kurių mes nesudarėme, ir tai tikriausiai atvedė į tokią situaciją. Tai tikrai tą reiktų padaryti, nesvarbu, nes net tai, kad pasitikė ir nepasitikė, gal man psichas užvažiuos kažkada ir, ta prasme, gal kažkas, akcininkas numirs ir akcijos perėjus ten jo žmoną ir tas sužinosiu, kodėl jis ten skundėsi ar ten kažkas, žinai. Tai iš esmės daug gali būti niuansų ir tai iš esmės eliminuoja, tai nėra apie pasitikėjimą ar nepasitikėjimą, tai iš esmės yra apie potencialiai kažkokio galimo konflikto eliminavimą arba stipriai sumažinimą. O dabar klausimas, žinai, aš gyvenime, praktiškai viskas paremta pasitikėjimu, nes aš tikiu, kad pasitikėjimas tai yra suteikia tų galimybę greitai judėti. Ir tu tiesiog judi per gyvenimą ir tu atsirenki žmonės, kuriais gali pasitikėti, su kuriais gali greitai judėti ir kuriais negali pasitikėti ir tiesiog jie kažkur iš šono nueina. Ir to mes net ir ministerijoje, kai mes statom komandas, tai esminė vieta tai yra tikriausiai pasitikėjimas, tai ypač remote darbas, kai ar mes pasitikime vieni kitų ar ne, ar mes galime kartu, kai mūsų vienas kito nematome, ar mes tikim, kad mes darom tai, ko reikia ar ne. Ir pasitikėjimas ir čia kažkuria prasme gali sakyti, kad mane atvedė į tokį momentą, kokiam aš esu. Šiaip aš nesu blogam momentui, visai neblogam momentui esu. Bet tas pats pasitikėjimas atvedė ir Tadą, ir kitus pas mane, kur iš esmės, kaip sakiau, Tadas irgi ant pasitikėjimo stato tikriausiai ne ką mažiau negu aš. Ir normalu, kad tu kažkur nepataikysi gyvenime. Bet tai nereiškia, kad visi tokie ar čia visur taip vyksta. Tai tiesiog reiškia, pas mane gal didžiulis statymas nepaėjo ir tiek, bet iš esmės tai yra tik tai vienas momentas gyvenime, jeigu tai pažiūrėsi į visumą. Gal per didelė koncentracija vienoje vietoje, bet bendrai tai yra vienas momentas. Tai, nežinau, jeigu ir jauni žmonės klauso, tikiu, kad kiekvienas iš čia gali išsinešti pats tai, ko reikia ar ko nereikia, bet gal klaida buvo padaryta, šnekėjau, kokia iš priešininkų pusės, tai įstatinio didinimas, jis turėjo būti bent 5 milijonai ir tai reiškia stipriai sumažintų galimybės man finansuoti. Jeigu ten būtų taip, aš tai būčiau daręs, jeigu taip reiktų. Tai tada, o ten buvo pabandyta žaisti iš savų ir čia buvo klaida. Čia, nežinau, man vis laika tokia analogija yra, šiaip čia nesusijęs su šitą bylą, bet kažkam gali susisieti, Putinas blogą intelį gavo, užėjo normaliai ir nepaėjo. Ir tada iš pozicijos pradėjo daužyti ir tada pas ukrainiečius amerikiečiai atėjo. Ir neatsilaikė. Tai čia taip aš gal. Tai čia nieko bendro su šitą neturi. Sunku kažką pakomentuoti. Aš nesu matęs renginio, kad visą laiką žmonės nežiūrėtų į mobilius, o žiūrėtų į sceną. Gerai. Viskas tvarkoja. Mes dar turime laiko klausimam, ar jūs norit namo jau eiti? Turim, ne?
Žinok, čia pradėjo dabar jie bėgti, nes visi suprato, kad... Ojei. Tai į Eriko klausimą, jeigu ta pati istorija kartotųsi, ką darytum kitaip, tu jau atsakėjai, ne? Anonimas klausė 11 laikų, jūsų nuomonė, jūsų interpretacija skliusteliuose. Kodėl Ignas ir kiti per kelis metus tai pasikeitė? Dėl ko visą tai? Tik dėl pinigų? Nežinau, sunku čia tikriausiai gaila, kad Ignas netėjo, jisai galėtų atsakyti, kaip jisai matė. Nes vėl sakau, čia aš manau, kad daug tų veiksnių galėjo būti, bet man irgi buvo sunku suprasti, iš tiesų aš iš jo girdžiu, kaip aš nieko nedirbau, čia čia toksai, ir aš nesuprantu, ar čia jo tiesiog tokia pozicija, kuris save pateisina, ar tiesiog jis realiai taip tiki, ar realiai įtikėjo kažkurio metu. Ir kas man, sakau, Hebra matėm, taigi kartu dirbam, kūrėm, taip prastai dirbau, kad čia įmonė, gal tik už 8 tos kelis milijonus pardavė, tai gal tikrai taip prastai dirbau, būtų už milijardą pardavę matyti, gal taip matė, nežinau, tai labai sunku čia jis pats turėtų tą atsakyti iš tą dalyką, negaliu už jį tikrai atsakyti ir man tikrai daug galvojau, kas ne taip, bet, kaip sakiau, prieš tai analogija man, bet... Čia Griguola gyrė Tadą, 7 laikai, Tadai linkėjimai. Tik 7? Jo. Prašau, Hebra, normaliai. Anonimas klausė, Mail ir Light ateitis bendrame fone. Tai aš suprantu, Lenkai dabar jau šitas spręs. Jo, Lenkai ten tapo, kaip susijungi įmonės, tai tikrai džiugu tikrai už tą Hebrą ir tikrai fainas. Ką aš jau norėjau parodyti, kad istorija iš 2 dalių, kad tai nebuvo čia kažkas, tai buvo amazing istorija ir visom prasmėm net norėčiau padėkoti savo, kad nesvarbu kas vyko, bet savo Hebrai padėkoti, čia kurie visą tą darė, kad jų dėka aš iš tiesų taip žiauriai praplėčiau pažinčių ratą, ta prasme, realiai neįtikėtinai, tai vien Andrius čia stovi tikriausiai vėl vienas iš dėl istorijos dėka padeda renginį vesti, ta prasme, neįtikėtinai praplėčiau pažinčių ratą ir tai, kad geriausius irgi teisininkus samdė, visada dėkoju Ignui, dėkui, gaila, kad iš dalis iš mano piniguoja, bet tikrai visada padėkodavau, kad čia, turiu galimybę iš geriausiai mokintis. Dar vienas anonimas klausė, kokia kontora atstovavo Igną ir ko? Tai nėra paslaptis, tikriausiai, Motieka. Visos, ne? Motieka. Aha, ja. Okay. Anonimas, ne iki galo supratau, kokia buvo Žemelio motyvacija. Jis turėjo žinoti, kad pavyks ar panašiai? Gedas tiesiog žino, man atrodo. Ta prasme, tiesiog bičias žino ir tikrai, ir aš, sakau, jis kietas bičias ir tikrai ten, kur buvo ir mus ten niuansų prigavę, jo neprigavo. Ta prasme, tiesiog, patirties daugiau turi visai kitas svoris. Kita lyga. Kita lyga gal. Aš tikiu, kad kažkada čia gal su vienodės lygos, nežinau, bet iš esmės tiesiog kita patirtis ir viskas, tu čia gali, taip yra, vyresnis turės daugiau patirties ir čia mes, kažkokius skrebenam klaviatūras. Tai. Čia dar klausė apie kontoras advokatų, tai aš manau visos dalyvavo jo? Ne, tai buvo iš jų pusės, tai iš mano pusės buvo TGS ir Kobaltai, tikrai dėkui Kobaltam ir Kobaltos ir atstovavo mano geras bičiulis ir toks tikrai, ta prasme, tai buvo man gal ramu už tą priežiūrą, kad iš jo pusės tas nuoširdžiai žiūrėjo šitą visą reikalą, čia nebuvo taip, jis net nebuvo šitų bylų teisininkas, jis buvo mokesčių teisininkas, bet vis tiek šalia buvo. Tai... Čia tokia įdomi galva, visiems patirtis buvo. Jo, tai man iš tų pačių TGS, Hebra rašo, bliamas, sako, žinau, kaip mes už tave sergam, sako, šiaip nežinau, sako, tiesiog, pirmą kartą taip matom tą, tai dėkui ir TGS tikrai už visą pagalbą. Dar vienas anonimas klausė, kaip ar siūlai saugotis nuo akcijų atskėdimo arba dilution, dar pačioje pradžioje? Tai akcininkų sutartis tiesiog apriboja, nes kaip akcijų skaičius gali skirtis ir teisiškai tai yra įmanoma, bet akcininkų sutartis gali pasakyti, kad tu turi ten 5%, bet tu gali viską blokuoti, pavyzdžiui, ne? Tai ten ir ta akcininkų sutartis ir nurodo, kad, pavyzdžiui, prekės ženklo aprašai, kas su juo gali būti daryta, kas gali būti daroma su akcinio įstatinio didinimu, kad, pavyzdžiui, visų reikalauja pritarimo, jeigu įstatinė didinamas iš nuosavų lėšų ir taip toliau. Ten yra jau tikriausiai atskiras pasaulis, apie kurį programuotojai ir dizaineriai ne visada žino. Bet... Žodžiu, nekurti įmonių per mailus, ne? Arba rašyti jos aiškesnius. Anonimas klausė, ar prieš parduodant savo dalį žinojot apie dėrybą su Verkom? Ne, nežinau, bet iš tiesų pabarbanom buvo iš tiesų. Čia toliau matau kiti klausimai, kurie bus aptarti San Diego. Žemelis irgi išsidūrė, pardavė už 6, o po dienos 20. Tai aš manau, kad tikrai geras dylas iš jo. Pusės irgi tai buvo susitarimo reikalas. Tai žinai, čia toksai visi išėjo happy šito dylo. Tiesiog reikėjo Gedo, kad visus suburtų ir išvestų visus patenkintus. Bet aš manau, čia greičiausias exitas istorija, ką Žemelis padarė, ne? Vieną savaitę nusiperkė, tą savaitę dvigubai. Wow. Okay. Startupai patys negali susitarti, reikia dėdžių.
Kaip susipažinot su Tadu, klausiu, bet čia gal ilga istorija. Ne, čia nėra, irgi visos nepapasakosiu, kartais yra ką prisiminti, nėra ką papasakoti, bet jeigu taip grubiai sutrumpintai, tai Klaipėdoje važiavom į futbolo turnyrą ir susipažinom, praleidžiam dalį, susipažinom su Tadu, tada kas nutiko, kad susibičiuliavom, ten Tadas su savo šaika važiuodavo čia į Vilnių, gyvendavo ten pas mano tėvus, aš pats pas tėvus gyvenau, tai realiai pas mano tėvus gyvendavo, čia buvo vieną kartą atvarė Vilnių, aš Mens Factory, kaip tik buvau, tu pačiu, man atrodo, jie atvarė, sakau, atvarykit čia pro tokią barą, aš paduosiu raktus, jie atvaro, aš išlendu iš grotų, čia tokių pimpalų visokių iš metalinių, jie ten, jiems kokie 18 metų, aš jiems raktus paduodu ir žiūri mane, ta prasme, žiūri tą gay barą į mane. Viskas šito reikia, vieniem nereikia įtikti. Tai, o pats aš važiuodavau dažnai su draugais į Klaipėdą, tada pas Tado draugus tenais įsikurdavom bute. Nu, toks, ta prasme, buvo šilti santykiai. Tai vakarėliai kažkada kokie atvažiuoja į Vilnių, įsimetam pas save vakarėlį, dar buvo jaunesni, tai dabar yra jaunesni tikriausiai. Tai... Kalbėjom su tavim, kad šiandien nėra blogų klausimų, tai va, anonimas klausė 3 laikai apie Žemelio reputaciją ir kaip tavo jinai. Tai geras klausimas iš tiesų ir, tai ką žinau, viską žinau, ir, nes mes su Gedu buvom susitikę prieš 15 metų, aš su Ignu, buvom dėl Žie tokio puslapio, susitikom, aš Ignas savo dalį pasako apie dizainą, aš apie programavimą, Gedas sako, tai čia kurie departamentą jūs čia vadovai, Ignas sako, aš dizaino, sako, aš programavimo, bet mes tik dėsi įmonį buvom tuo metu. Tai tokį turėjom patirtį, bet jo, tai vienas dalykas, žinokit, ta reputacija, taip, bet, nežinau, istoriją mano matėt, tai kokiam momente buvau. Tai ir čia dabar, nežinau, kartais noriu pradėti tikėti, žinai, kad žmonės gali. Šitas man patinka klausimas, ar per procesą matėjai vietų, kur galėjai arba kai galėjai likti be nieko, bet kita pusė neužsikabino arba prastai sužaidė? Tai čia tas ir buvo, statinis. Tikriausiai, kad čia turėjo būti, pirmas smūgis turėjo būti didelis. Bet nebuvo jis didelis, jis buvo iš savų. Ir čia tada buvo, reiškia, toks šita vieta, gal mano manimu, aš būčiau kitaip dar šitą vietą. Dar vienas anonimas, irgi vienas laikas. Tai ar teisingai supratau, kad Ignas žinojo, jog parduos už plius-minus 80, todėl reikėjo bet kokiu būdu tave išpirkti kuo pigiau? Nežinau, aš čia irgi sunku turėtų jis pats atsakyti. Aš turiu savo nuomonę, bet aš net jos, man iš tiesų neįdomu buvo. Antiek man realiai neįdomu, aš nenoriu ten, būtumėt mano viduje suprastumėt, kad aš neperdedu, tiesiog aš turiu savo gyvenimą, turiu šeimą, turiu žiauriai fainą darbą valstybei, tai yra neįtikėtinai fainas darbas, neįtikėtinai gerus dalykus darom ir ieškom gerų PM-ų, hebra. Alga normali, gerų PM-ų ieškom. Yra misijos. Va dabar bus. Yra misijos, hebra pas mus ateina į misijas, aš pats esu misijai, mano darbo statis yra padaryti kažką gero. Ir visi, kurie ateina, visų tikslas yra padaryti kažką gero, mes sukūrėme pozicijas arba pagal žmogų, kuris ateina, arba išlistinam pozicijas ir jis gali pasirinkti. Ir ateina, ir pas mus yra fucking amazing žmonių. Čia Tadas kažkaip sako, tu galėtum į Čaro šalies dirbti, čia prieš kelias dienas, aš po to galvoju, blemba. Aš galvoju, per metus prisidėjau prie kokių 14 žmonių darbinimo ir galvoju, kas nors yra valstybė iš politinės pozicijos per metus daugiau įdarbinęs tų žmonių, gal aš čia kokį nors neoficialų rekordą pasiekiau. Bet hebra, kurie ateina pas mus, jinai būtų per brangi startuoliams. Dėl to ateina valstybė, realiai, aš jums nemeluoju. Ir iš esmės ateina hebra, kuri gali padaryti tai, ko seniai valstybė reikėjo, ar ten duomenų sluoksnius sutvarkyti, ar kitas vietas ir dirbę Uberiuose, Google'uose turim tokią hebrą ir ir Meilelaito, ir iš Kilo, ir iš kitur startuolių. Bet gerai, baigiu, aš patys suprantat apie ką. Aš sekit Facebooką, gausit skelbimo pranešimus. Eikit iš darbo, eikit į valstybės sektorių, jo. Gerai, to čia nutrauks transliaciją. Nu, žodžiu, jeigu nenorit pirmadienį prasmės ieškoti kiekvieną, turim pasiūlymą. Jeigu turi 25% akcijų, už ten daug lemų ir bilinėjatės, geras laikas eiti į valstybės sektorių. Bus geriausia meditacija, tą aš jums pažadu, nes man valstybinis darbas kokius metus buvo meditacija. Grįžti į teismo, čia kažkokias problemėlės sprendžia, ką tik čia tokiam kryžminė apklausoja ir čia dabar atsisėdė, čia kažkokie paukščiukai, čia kažkas dar, hebra, tikrai super. Eimantai, yra dar klausimų, bet aš siūlau juos perkelti į San Diego, teisingai. Primenu visiems, kad viską, ką šiandien išleisite, pusę
bus paukota Ukrainai ir visų labai laukiame kitą savaitę. Žiūri žmonių skaičių, abejoti jau pradedu, ne? Daug negerkit. Taip. Gerai, dėkui visiems.